Tas buvo toks labai stiprus emocinis bankrotas. Nebūk tundra, pasigūglink, kas yra tantra. Tu gali tikėti taburetę, jeigu ne. Bėgom mes iš ten, kol nesudegina ant laužo vėl. Labai man toks buvo, žinai, kaltės jausmas, kad aš tokių netinkamų gyvenimo momentų pasikviečiau naują gyvybę į pasaulį. Yra palaima, yra kaifas. Gal ilgai šito žodžio vengiau. Išgirdau tokią frazę, kad Dailės akademija nedarbo birža. Gelbėjai? Buvau priklausoma, gelbėjau, turėjau daug iliuzijų, saviapgaulį. Tai atrodo, tu tiesiog labai visus myli, rūpinėsi, lyg ir viskas faina, žinai. Tau pas psichologą buvau. Tau grupė reikia. Buvau. Pas egzorcistai. Ten tikrai dar nebuvai, okei. Aš turiu 3 labai stiprias gyvenimo patirtis, kurias labai stipriai mane pakeitė ir transformavo. Tai yra motinystė, netektis ir 3 dalykas – diagnozė. Pradėti turbūt, aišku, norėtųsi nuo maloniausio, nuo motinystės. Tai motinystę aš pirmą kartą patyriau darbe. Kai man buvo 21 gal, aš pradėjau dirbti tokioj tarptautiniai jaunoj kompanijai, kuri tuo metu ką tik atsidarė filialą Lietuvoje. Ir gavau projektą, kurį gavau progą pradėti nuo nulio. Ir per 3 metus, pradėjusi nuo nulio, aš jį išvežiau į tokią solidžią jau lygį, solidų. Mano projektas milijoninę apyvartą metinę padarė, tai man buvo toks wow. Toks. Aš tai padariau. Ir tuo metu aš tiesiog gyvenau to projektą, tai buvo mano toks kūrinys, mano vaikas ir aš netgi apie tai ir kalbėdavau, kad čia jau yra mano vaikas. Ir kai atėjo laikas man tapti mama ir išeiti į dekretą, į tą pertraukėlę motinystės atostogų, aš labai nenorėjau to vaiko perleisti niekam kitam ir mes susitarėme su darbdaviu, kad aš metams išeisiu. Kad skyrius negali likti be vadovo ilgiau kaip metai, bet mes paruošėm mano asistentę pavaduoti ir aš tuo metu savo vaiką, kaip palikau pasaugoti tam žmogui. Bet kai aš jau laikiau savo sūnų ant rankų, ir jau buvo tas momentas, kai man jau reikėjo grįžti į darbą ir aš pamačiau, kad dabar viskas tik tai prasideda. Pirmi žingsniai, pirmi žodžiai, pats įdomumas. Džiugesys. Džiugesys, taip jau. Ir darbe tas kitas vaikas, jis laukia. Ir tu supranti, kad čia kažkaip dabar tu negali, arba ten, arba ten. Ir tuo metu mano mama sunkiai sirgo, aš neturėjau jokio artimo žmogaus, kuriam galėčiau, tai dar sakykim, kažkaip pagalvoti apie tai, kad palikti sūnų. Ir po to ir gyvenimo aplinkybės galiausiai vis tiek susiklosti taip, kad aš buvau priversta tą savo projektą, tą savo pirmą kūdikį palikti, atsisveikinti. Aišku, aš ten tiesiog, kiek galėjau, motinystės atostogas, ten 2-3 po to metam. Bet galiausiai vis tiek atėjo tos momentas, vaiką paleidžiu tiesiog gyventi į pasaulį. Ir tiesiog kas bus, tas bus. O kai aš jau turėjau tą savo sūnų rankose, aišku, buvo daug, tai nebuvo toks sprendimas, kuris, kaip dabar aš lengvai apie tai pasakoju, bet tuo metu, ten mano viduje vyko tokios audros. Kas vyksta, taip, nes būna kartais, kad iš po, vadinkim to, netgi vaikų šviežiai gimus ten išlėkė. Buvo ir gaila, ir baisu, o ką aš dabar veiksiu, nes, man buvo pasakyta, kad gerai, tu gali, jeigu nori dabar negrįžti, bet tu turi suprasti, kad į tavo vietą ateis tuomet kitas žmogus ir mes tave priimsim, kai tu norėsi atgal, bet ten, kur bus laisva vieta. Tai reiškia toks variantas, kuris... Saugų variantą dar davė, ne? Toks, žinai, kur... iš vadovo į ten kokius grįžti operatorių skambučių centrą tikrai nesinorėjo, bet kita vertus, man tai galbūt buvo irgi toks paskatinimas, kad jeigu ką, kažkur tai grįšiu, o po to dar suveikia toks dalykas, kad aš supratau, kad iki pensijos tai dar toli. O turėsiu aš dar vaikų, turėsiu aš dar tą laiką, kai matyti, kaip auga mano vaikas, būti su juo.
dalyvauti tame visame procese, tai neaišku, gal dar vienas bus, o gal ir ne. Ir tai padėjo man apsispręsti, tai tuo metu aš supratau, kad vis dėlto Būt mama maloniau. Būti šalia savo vaiko yra prioritetas tuo metu ir nes karjerą galvoju, jeigu ką padarysiu nuo nulio dar kartą, jeigu reikės. Kartą pasisekė. Kodėlgi ne. Okay. Ir tai buvo toks mano pirmas toks patyrimas, kai aš jau turėjau tą tokią motinystės jausmą, prisirišusi buvau prie tos darbinės tokios veiklos. O po to, kai mano gyvenimą ir atėjo mano sūnus ir su tuo atėjo labai didelės permainos. Nes motinystė yra, taip truputį, idealizuojama. Ir per filmus, šiaip visą laiką rodo tik tai laimingus moterų veidus, kad ten viskas idealu, viskas super. Bet mano gyvenimo buvo toks irgi lūžis. To savo pirmo vaiko dėka, savo karjeros dėka, aš atsimenu toks irgi ryškus momentas gyvenimo, kai man buvo 25 ir mes ką tik atsikraustėm į savo namus, šviežiai pastatytus, dar nesuremontuotus, bet mes labai jau ten norėjom būti, tai statybinėse tose dulkėse gyvenom dar kuris laikas. Ir tuo metu aš švenčiau tą gimtadienį, kitą dieną dar skridau komandiruotę ir toks skrydis danguje ir aš skrendu ir galvoju, kaip čia man pasisekė. Jau aš viską turiu vyrą, turiu namą, medžius pasadinome jau. Ir buvo toks paskutinis punktas, vaikų trūko. Ir galvoju, viskas jau čia, tuoj aš jau čia visą šitą sąrašiuką turėsiu ir bus kaifas. Viskas jau. Jo. Ir kaip būna filmuose, taip, po 3 metų ir naujas, taip, vaizdas, psichoterapeuto kabinetas ir aš apsiverkusi, susigūžusi ir nebenorinti gyventi. O čia perdegiai? Tiesiog ne tai, kad perdegiau, bet kai gimė sūnus, jam tuo metu buvo 1,5 metukų, kai aš pasakoju šitą gyvenimo momentą. Staiga atsitiko taip, kad apsivertė gyvenimas aukštyn kojomis ir tas visas paveikslas, komforto ta visa zona, jį pradėjo nebedžiuginti. Realiai tas pats viskas buvo, bet prasidėjo tokie galbūt stiprus išgyvenimai, kai aš supratau, kad tiesiog, aš turiu vaiką ant rankų, bet aš negaliu jo pasirūpinti, nes aš negaliu savimi pasirūpinti. O kame suprast negali savim pasirūpinti? Tas buvo toks labai stiprus emocinis bankrotas, kuomet tiesiog buvo labai stiprus nervinis išsekimas ir tuomet atėjo į mano gyvenimą antras dalykas, kuris mane pakeitė kartą ir visiems laikams, tai yra mano diagnozė, kuri tuo metu man labai surezonavo ir aš ją tiesiog priėmiau iškestom rankom ir atvira širdimi, nes neturėjau kur dėtis. Mano psichoterapeutas man pasakė, tu per stipriai myli savo vyrą. Ką tai reiškia per stipriai mylėti savo vyrą? Papasakok man. Kaip tai įmanoma iš jūsų? Prisirišimas yra stiprus. Jo, esi girdėjęs apie emocinę priklausomybę? Čiut. Tai aš tau papasakosiu daugiau. Kai tu esi labai atsidavęs kažkokiam žmogui ir dėl to atsidavimo taip aukojasi, kad pamiršti save, realiai netenki ryšio visiškai su savimi, viską darai tik dėl kitų. Čia kaip dėl darbų būna, dėl ko? Panašiai kaip man buvo, kai pasakau, visą save atidaviau į darbą. Po to aš visą save atidaviau į vyrą. Tuo metu dar sirgo mano mama ir brolis ir aš gelbėjau mamą, gelbėjau brolį ir dar vyrą bandžiau gelbėti. Gelbėjau taip visus, visą pasaulį ir pradėjau labai greitai skęsti. Tiesiog, kaip sakau, staigiai toks nuo to. O kas nutiko? Tasme nebedžiugina ar kažkas? Nebedžiugina. Kokia simptomatika? Simptomatika, visų pirma, kai tu labai daug atiduodi kitiems, tu laukia grąžos. Kad kiti žmonės irgi kažkaip ten dėl tavęs, nežinau. O tie svalačiai?
kaip herojai ten. Okay. Kaip supermenai, žinai, skrys ir darys dėl tavęs viską. Bet taip nebuvo, realybėje tas nevyko. Žodžiu, tavo lūkesčių kažkokių neišpildė. Jo, buvo labai daug lūkesčių, iliuzijų, įsivaizdavimų, kaip turėtų atrodyti tas šeimininis gyvenimas, kai mes atsikraustysim į savo namus, o kai gimė sūnus, viskas vyko ne taip, kaip mano buvo svajonėse. Nu, ir tam paveiksliukė, kurį aš tada 25 susikūriau. Jo, ir tiesiog pradėjo labai greitai viskas griūti, griuvo visas vidinis mano pasaulis, nes aš supratau, kad mano realybė neatitinka to paveikslėlio, kurį aš turėjau, kad tas, reiškia, sąrašas viskas išpildyta, namas, medis, vyras, vaikas ir staiga toks duobė, kritimas į apačią, kad visa tai ne tiek, kad nedžiugina, bet aš nenorėjau tiesiog ir gyventi netgi. Okay. Man atėjo pagalba per mano pirmą dvasinį mokytoją, kurį, aš jį taip vadinu, labai ačiū, jeigu Valis Sruoga mane matys, nes nuo to prasidėjo didžiausia mano gyvenimo transformacija. Jis man pasakė taip: arba tu dabar pradėsi gyventi kitaip, arba mirsi. Okay. Nes toks fainas pareiškimas. Jis gal taip truputį ten ilgiau laikė, tai žinai, dėlioja. Bet idėja ta pati. Bet idėja buvo tokia. Okay. Arba tu dabar darysi tai, ką aš tau siūlau, arba, tavęs laukia nekoks gyvenimas ir, kadangi situacija buvo kritinė, tuo metu aš supratau, kad aš negaliu pasirūpinti to vaikeliu, kuris yra namuose dabar vienas be mamos ir laukia manęs. Ir, reiškia, jis man tokį ultimatumą iškėlė, kad jeigu tu nori, kad tavo vaikas turėtų mamą, tai tu turi palikti ramybėje vyrą, mamą, brolį ir visus kitus. Į save susifokusuoti. Ir susitelkti į save. Ir tai nebuvo vienintelė sąlyga, dar buvo ir kitų. Dar aš turėjau susitarti, kad artimiausiams metams tai bus mano gyvenimo prioritetas. Reiškia, aš ateinu į seansus, į grupinius, į terapiją, į individualią, kad ir kas bebūtų. Jokių ten pasiteisinimų, ten susirgau, negalėjau, negali būti. Ir aš turėjau atsisakyti alkoholio. Kas tuo metu man atrodė truputį toks keistas galbūt reikalavimas, nes aš sakau, taigi aš mama, aš maitinu, aš ten kol buvau nešia, nevartojau. Sako, tai gerai, sako, tai reiškia, gali varyti toliau. Tiesiog, kad nepradėtum vartoti. Jo, sako, buvo sąlyga nevartoti alkoholio arba kitų cheminių psichotropinių medžiagų, nes tai trukdys terapijai. Malšinsi kažko. Okay. Ir nors aš atėjau su ketinimu į tą visą gydymą, kad man tai viskas gerai, bet man čia truputį reikėtų pagydyti mano šeimos narius. Gavau tokį kardinalų atsakymą, kad čia ne kitus reikia gydyti, kad čia man reikia pasigydyti. Galvoju, gerai, kadangi nebuvo kitų variantų. Kaip priėmei tokį teiginį, kad tau reikia pasigydyti? Realiai tau nedžiugina, akivaizdu. Jo, bet kadangi, sakau, tai buvo šiaudas, už kurio aš galėjau griebtis, nes dar kitas šiaudas buvo vaistai, kuris neatrodė patrauklus ir aš labai greitai pamačiau, kad tai, chemija nedžiugina. Ne tai, kad nedžiugina, bet aš pamačiau ten ligoniniai žmonės, kurie yra jau tose procesuose giliai įnikę ir aš supratau, kad aš taip nenoriu. Kadangi tai buvo vienintelis variantas, už kurio tuo metu aš galėjau griebtis, tai aš sutikau, kad aš tuo metu, reiškia, turėsiu tą prioritetą, tai buvo 12 žingsnių programa, kurią mane pakvietė dalyvauti, kaip man tuo metu paaiškino, kad tai yra dvasinio augimo programa. Ir jau toje programoje aš sužinojau, kad mes nesame 100% atsakingi už savo gyvenimą. O, va čia tai pareiškimas. Kad dar yra kažkokia aukštesnė jėga ir nesvarbu, tu gali tikėti, kad tai yra Dievas, jeigu tu tikintis. Tu gali tikėti grupę palaikymo tais žmonėmis, su kuriais tu kartu tame kelyje, jeigu tau netinka Dievas. Arba tu gali tikėti taburetę, jeigu tu jau toks ten jau žinai. Bet tu privalai pripažinti, kad yra kažkokia aukštesnė jėga,
kuri taip pat įtakoja tavo gyvenimą. Tokį ego biškelį paslapina, kad nesi pasaulio bamba. Kad tu nesi dievas, nes man buvo toks įsivaizdavimas, kad tu aš čia ten sukontroliuosiu vyrą, ten kažkaip mamą, brolį ir visus, žinai, išvesiu į šviesą. Tai žodžiu, ten vos į kambarį tilpai. Jo, ir, taip, po to jau keletą užteko grupinių tų susitikimų, kuriuose aš išgirdau žmonių istorijas ir aš supratau, kad jos visas yra iš esmės tos pačios. Kad mes antiek nykstame į tą kitų žmonių gyvenimo kontrolę, kad mes prarandame save, prarandame ryšį su savimi ir tu negali taip ilgai varyti, žinai, viską atidavęs. Kai tu lieki tušęs, negauni jokio papildymo, čia tas pats, kaip turi mašiną, bet nėra degalų. Nes atrodo lengva nukreipti dėmesį į kitus, valdžia, kiti žmonės, kas ten bebuvę. Tai tuomet tos programos metu, tai visus metus, kol aš ją lankiau, nes mes susitarėm, kad, kaip man buvo pasakyti, tu bet kada gali grįžti. Ką reiškia bet kada grįžti? Pradėti vartoti alkoholį, ten prie seno gyvenimo būdo. Jo, tu gali grįžti, bet sako, tu pabandėjai gyventi taip, o dabar pabandyk gyventi kitaip. Ir tiesiog pasakė man taip, kad tu galėsi palyginti, kur geriau. Ar čia, ar ten. O galiu paklausti, o kokia publika buvo toj palaikymo grupiai? Kokias jie problemas sprendė? Daugiausia tai buvo žmonės, kurie lankė tą grupę dėl alkoholio vartojimo, bet buvo ir tokių kaip aš, žmonos, kurios gelbėjo savo vyrus ir pradėjo irgi skęsti pačios. Tai čia tas... Buvo labai daug jaunų žmonių. Jisai ir yra tas 12 žingsnių programa, kad realiai pamatyti save šiek tiek kitų kampų. Ar teisingai suvokiu? 12 žingsnių programos esmė yra visų pirma pripažinti, kad tu turi problemą. Nes nuo to, tai yra pirmas žingsnis, tu turi pripažinti, kad, kaip aš, neturėjau kur dėtis, aš buvau pačiame dugne. Ir arba aš mirsiu, arba aš iš čia kažkaip... Išsikapanosiu, jo. Ir antras žingsnis tai yra pripažinti, kad tu ne viską kontroliuoji. Kad ne tu paleidi vėją, įjungi mėnulį arba išjungi saulę. Ne tu. Ne tu orą užsakinėjai. Jo, kad yra kažkas daugiau, kas tave veikia, nori tu to ar ne, bet tai yra. Ir programos eigoje tu esi priverstas pripažinti ir atskirti, kur yra tavo atsakomybės dalis. O kur yra ta kita, kur tu neįtakoji? Atrodo, tokie dalykai mokykloje turėjo išmokinti. Turėtų būt, gal nebūtų reikėję man per visą tą pragarą eiti vienai. Nes, kur ta atsakomybė už save, o kur atsakomybė už kitus. Ir tuomet dar yra tokia netgi ir malda, kad suteik man išminties Dieve atskirti vieną nuo kito, kur aš galiu įtakoti, o kur aš galiu tiesiog išmokti, priimti nuolankiai. Ir aš tuomet pirmą kartą išgirdau tą žodį nuolankumas. Supratau, ką jis iš tikrųjų reiškia, kas čia per būseną. Moteris, kuri linkus viską kontroliuoti, priėmė žodį nuolankumas, nes kai kuriems čia saugiklis mano gyvardas yra Viktorija. Tai aš anksčiau netgi tokiuose savo grupinėse susitikimuose, kai reikėjo trumpai prisistatyti, aš sakydavau, kad aš esu Viktorija ir tai ne tik mano vardas, bet ir gyvenimo būdas. Ir to viskas buvo pasakyta. Ir kai aš atėjau į tą gyvenimo tašką, nes iki tol aš ėjau per gyvenimą ir atrodė viskas sekasi. Čia nugalėjau, ten. Ir kai atėjau į tą tašką, kai nebegalėjau nugalėti. Ir kai jau mane nugalėjo tos visos aplinkybės gyvenimo. Jau pripažinai, kad... Ir aš pripažinau, kad viskas, jau aš nugalėta. Ir tada prasidėjo tos pačios gražiausios mano transformacijos, kurios dar jau 8 metai jos tęsiasi. Ir kai aš jau buvau metus laiko programoje, tai aišku, metai jie nebuvo lengvi. Tai buvo gal vieni sunkiausių metų gyvenime. Kame tas sunkumas buvo? Sunkumas buvo, kad iš pradžių mano šeima, mano aplinka ne visai suprato, ką aš ten veikiu. O jiem reikėjo suprasti? Kaip, vis tiek jie taip, žinai, kaip ir palaikė, bet... Su tavim viskas gerai, ko tenai ne? Iš pradžių mes netgi bandėme, taip, gal aš irgi labai į tą veiklą vyrą norėjau integruoti, bet vyras pasakė, tau reikia gydytis, tai ir gydykis. Man viskas okei. Nes čia buvo mano toks motyvas pirmas, kad aš įsitrauksiu į tą veiklą ir kažkaip gal ir vyras ten įsitrauksiu laiku ir čia viskas, toj greitai bus faina.
Jo, bet atsitiko taip. Dėl vyro vis tiek tą... Jo, pradinis motyvas buvo, gerai, būkime sąžiningi dėl vyro. Aš pradėjau tai daryti dėl vyro ir kai aš buvau metus laiko programoje ir tik aš pradėjau tą skonį truputį jausti kitokį gyvenimą. Tuomet atsitiko trečias dalykas. Išėjo mano mama ir brolis. Aišku, tokios gyvenimo pamokos. Viskas jau, aišku, yra išgyventa, bet tiesiog kodėl aš noriu to pasidalinti su kitais. Kur yra ta skausmo riba, kurią tu gali išgyventi? Ant kiek, tu įsivaizduoji, kad tuo metu, kaip aš pasakojau, kad reikėjo palikti savo projektą, išeiti į dekretą, tai buvo labai prieštaringų visokių ten niuansų viduje. Tai tuo metu, kai aš palaidojau 2 artimiausius man žmonės, nes aš buvom 4, tėtis, aš, brolis ir mama, ir pusė šeimos nėra. Ir po 2 savaičių aš jau turiu savo antrą vaiką ir aš tuo metu išgyvenau ir sielvartą, ir didžiausią laimę, kokią tik moteris tikriausiai gali patirti, tai vaiko gimimas, atėjimas naujos gyvybės pasaulyje. Ir tai buvo, toks irgi chaosas jausmų, toks buvo, tiesiog draskė mane ir aš buvau tik tai metus blaivybėje ir aš dar atsimenu, kad kai buvo metai, man tą medaliuką tokį duoda už kiekvienus metus. Pasiekimai. Jo, kad aš tai padariau, gyvenau metus blaiviai. O tas blaiviai, tai čia, pati nebuvai linkusi vartojimo? Matai, aš įsivaizdavau, kad aš nesu įnikusi, nes aš buvau socialiai sėkminga, turėjau gerą darbą, pinigų, namus, čia, toks stereotipas, į kurį visi įnyksta, kad, alkoholikai tai čia tie, kur be dantų prie kiosko su bambaliu. Galiausiai, kai įvyko tos netektis, ir aš dar atsimenu, kai aš buvau programoje, ten buvo toks žingsnis, kai reikėjo dirbti su emocijomis ir jausmais ir reikėjo dirbti su savo baimėmis. Ir mano baimė numeris 1 buvo spėk kokia. Likti viena? Artimųjų netektis, taip. Aš jų netenku ir lieku viena ir nesvarbu, ar jie ten... Čia turbūt visiems didžiai dalį žmonių ta baimė yra. Ir nuo tos baimės mane kratė taip stipriai, kad aš nežinojau, kaip su ją susitvarkyti ir staiga gaunu progą. Tokią labai rimtą progą, kai iš karto 2 žmonės tiesiog jų nėra ir viskas. Ir aš turiu su to gyventi. Ir tuomet reikėjo labai greitai keisti savo pasaulėžiūrą, nes supranti, kad toj būsenoj man buvo labai didelė tikimybė atkrysti. Žodžiu, stogas važiuoja. Jo. Ir aš labai gerai atsimenu, kad dar labai man toks buvo, kaltės jausmas, kad aš tokių netinkamų gyvenimo momentų pasikviečiau naują gyvybę į pasaulį. Tai tu tuomet pradedi kaltinti save, kad tu ne viską galbūt padarei, kad jam padėtum. Kad tu galbūt, kad tu galėjai galbūt paskambinti, atvažiuoti, pabūti, kažkaip, Aš atsimenu, aš tą dieną, kai man tėtis paskambino ir aš sužinojau, kas įvyko, aš minutės tikslumų atsiekiau, ką aš veikiau, kur aš tą akimirką buvau, kodėl aš nieko nepajutau, kodėl aš nepaskambinau. Ir aš atėjau iki to, kad aš tą akimirką, aš tiesiog sėdėjau prie kompiuterio ir tvarkiau savo reikalus. Ir aš nieko nepajutau, kad aš esu mamai tą akimirką reikalinga. Ir tai davė labai daug tų tokių irgi vidinių prieštaravimų, kad aš turėjau irgi iš tos būsenos ilgai kapstytis. Ir tuomet labai padėjo tos irgi savipagalbos grupės artimiesiems, kurios paliko, taip ir vadinasi. Kad vis dėlto reikia irgi atskirti tą atsakomybę, kur aš galiu įtakoti ir kur buvo ta dalis, kur jau aš nieko negalėjau padaryti, net jeigu galbūt aš būčiau namie, net jeigu aš ten būčiau prie mamos, kad tiesiog buvo toks dalykas, kur aš nieko negalėjau tą akimirką padaryti. Tuomet aš pradėjau labai daug skaityti. Į mano gyvenimą tiesiog plūdo knygos, aš maišais pirkau, tiesiog eidavau į ten kokią nors interneto parduotuvę ir viską iš eilės. Labai daug skaičiau apie pomirtinį gyvenimą, apie sielų keliones, apie reinkarnaciją.
nes tuo metu reikėjo skubiai, kažkaip su tuo susitaikyti, iš to išlipti, nes kai tu turi 2 mažus vaikus, o vienas iš vis ką tik atkeliavęs, tu negali sau leisti taip jau, žinai, atsipalaiduoti ir galbūt, tuo metu mano psichoterapeutas taip ir pasakė, tavo dukra, tavo išsigelbėjimas. Nes, tokioje situacijoje, žinai, tada niekas nežinojo, kaip man padėti ir ką daryti. Vyras, pavyzdžiui, tave palaikė, ar koks santykis buvo? Jis palaikė tiek, kiek jis mokėjo mane palaikyti, bet vėlgi, žinai, aš tuo metu turėjau kažkokį savo lūkestį ir įsivaizdavimą, kaip tai turėtų vykti. Na, pretenzijų turėjai. Jo, pretenzijų buvo tikrai labai daug ir tiesiog, sakykime, jeigu aš esu toks labai emocionalus žmogus, kuris ten linkęs rodyti, demonstruoti savo jausmus, tai mano vyras mane taip balansuoja ir jis, taip visą laiką šaltai. Taip. Be reikalo nekalba. Jo, ten. Tai vyriška savybė, labai gerai. Jo, ir tuo metu man atrodė, kad, man čia tokie įvykiai sunkus gyvenime, o nėra tokio, žinai, tos išraiškos, kurios aš tikėjausi. Bet aš ją gavau iš kitų žmonių, per tas grupinės terapijas, kur mane tiesiog galima sakyti, tai ir padėjo man išeiti iš tamsos į šviesą. O tose grupėse pačiai labiau patiko, įtakoja tų žmonių pasakojamos istorijos ir išgyvenimai, ar daugiau, kad tiesiog palaikė tave ir kad esi ne viena? Kame? Ir tas. Taip negaliu atsiskirti, nes grupinė terapija įvyksta taip, kad visi po truputį bent jau minimaliai pasisako, tuomet kažkas vienas, kuris yra drąsesnis ir pasiruošęs dalinti, papasakoja savo ir tuomet kiti papasakoja, kaip tai rezonuoja su juo. Nes supranti, kiekvieną istoriją, pavyzdžiui, dabar tai, ką aš papasakosiu, kiekvienam surezonuos, kažkoks tai jo vidinis procesas, kurį jis pats savo gyvenime. Bent jau vertybės pakraptys. Taip, yra patyręs ir kažkas žmonės stipriausiai surezonuos, kurie yra kažką panašaus patyrę. Tai dabar kaip išsikapstei, čia taip slogiai, taip sudėtingai. Pirma pagalba buvo knygos. Čia jau antra pagalba, nes pirma pagalba buvo grupė. Ir aš atsimenu, kai aš atėjau grupę, tai buvo ten gal, žinai, savaitės pertrauka, kai mane ten sveikino su medaliu. Ir antras susitikimas, mane visi guodžia, užjaučia, ten apkabina, palaiko ir niekas nežino, kaip reaguoti. Niekas. Nes supranti, tokia situacija, kur kažkokių konkrečių gauti rekomendacijų buvo, tiesiog neįmanoma. Išbūti ir viskas. Jo, aš tiesiog turėjau išbūti tame sielvarte, aš turėjau suprasti, kas tai yra per būseną ir labai daug skaičiau apie tai, kad yra ten tie sielvarto etapai ir kad pirmas etapas, tu tiesiog turi tai išgyventi. Žodžiu, savęs pažinimas neslopinti jokio, taip, ir kadangi aš jau turėjau tą patirtį blaivybės, tai man padėjo iš tikrųjų neįnikti vėl į kažkokius svaigalus, neslopinti to savo skausmo. Ir, aišku, pirmi tie mėnesiai visą laiką yra sunkiausia, tai man gal pirmi 2 metai po to buvo tokie gal sudėtingi. Bet aš daug skaičiau, pradėjau klausyti paskaitų. O kas tuo metu traukė dėmesį? Ar lektoriai, ar kažkas tais? Jo, tuo metu mane traukė Vedos. Aš labai daug išklausiau Hakimovo, Targakovos, Torsunovo paskaitų apie Vedas, apie ten vyro, moters paskirtį, apie reinkarnaciją sielų labai daug, irgi. Tai čia toks turinys, kur galima šarlatanais išvadinti vos ne, kas nėra sunkiam keliui. Manau, kad, žinai, kiekvienas mokytojas yra reikalingas tam tikrų gyvenimo momentų, kaip man, pavyzdžiui, psichoterapeutas tuo metu irgi buvo mano atrama. Kaip atsidūrė apskritai pas psichoterapeutą? Pati ta, kad... Kaip atsidūriau, tai tiesiog, kai tu guli lovoje kokią savaitę laiko, verki ir negali sustoti. O vaikas yra, kurio tu turi pasirūpinti, turi pamaitinti, tu turi, kažkaip, žinai, jis pats dar nieko negali. Ir tu nieko negali, ir tu guli lovoje. Bet čia buvo vis tiek kažkokia priežastis to liūdesio. Jo, tai buvo liūdesys tame, kad mama turėjo tą lygą jau. Vyras turėjo savo gyvenimo būdą, su kuriuo aš nesutikau. Ir kadangi aš nieko negalėjau su to padaryti, aš buvau tokioj neviltei, kad nieko negaliu padaryti. Aš taip, aukos vaidmenyje gyvenau. Ir kaltinau kitus.
kad čia vat jie kažkaip čia taip ne taip tu gyvena, Paulius Vitaja. o aš tokia Beveik šventa. Jo, šventa ir mane visi skriaudžia. ir vat kas įvyko toje programoje per tos 2 metus, kiek aš ten buvau, truputį mažiau, bet 1,5 metų gal aš išbuvau programoje. Ištraukė mane iš tos aukos pozicijos į gyvenimą šeimininkės. Pamatėjai. Taip. Ir aš pamačiau, kad nepaisant to, kad kiti mano artimi žmonės renkasi vienokį ar kitokį gyvenimo būdą, nepaisant to, kad jie nori sveikti arba ne, nori gyventi kitaip arba ne, bet aš turiu tą pasirinkimo laisvę, kaip man gyventi. Ir tuo metu atėjo mano gyvenimo sielos formulė. Nes man buvo reikalingi atsakymai, kaip tu sakai, gilesni negu kad tik tai kas Vedose parašyta arba šventraščiuose, kaip turi vyras gyventi, kaip turi moteris. Aš jutau, kad čia ne viskas, kad už to yra dar kažkas daugiau. Ir tuomet, kai aš jau buvau matyti pasiruošusi, jau buvo ten perskaityta ir išklausyta pakankamai daug, atėjo sielos formulė. Kas tai? Aš gavau žinutę, kad pasirodo mūsų gimimo datoje jau yra viskas užkoduota iš anksto. Ok, čia šiurpas eina. Ir jeigu tu moki tai skaityti, tu gali žinoti, kokia tavo misija, koks tavo pašaukimas, kokia tavo šviesioji sielos pusė, kokia tavo tamsioji sielos pusė, kur tavo gundimai bus, kur tavo gyvenimo pamokos, per ką tu turėsi praeiti ir kur tu turėsi susitvarkyti. Ir kur tu atrasi tą jėgos tašką, kurį įveikęs, tu iš tikrųjų būsi savimi ir būsi laimingas. Ir ką radai? Tuomet aš sužinojau, kad mano misija yra mokytis ir mokyti, paskirtis giduolė. Ir aš iš karto, kai gavau tas žinias, aš paguglinau ir pamačiau, kad Lietuvoje tik vienas žmogus to užsiima. Ir kaip Lietuvoje aš pagalvojau, kad to yra tikrai per mažai. Ir aš iškart supratau, kad aš šitomis žiniomis dalinsiuos. Aš pradėjau studijuoti, viskas vyko nuotoliniu būdu per internetą. Po to aš jau tik tai važiavau į Maskvą diplomą gauti tiesiai iš mokytojų ranko. Ir sielos formulė taip stipriai, gal čia jau būtų 4 dalykas, kuris apvertė mano gyvenimą aukštyn kojomis, nes kai tu turi tą informaciją ir supranti, kad, iš tikrųjų, galbūt su ją būtų eiti per gyvenimą 100 kartų lengviau. Bet reikia iki jos daryti. Ja, bet aišku, jeigu aš gaučiau ją ne vietoje ir ne laiku, greičiausiai aš tiesiog nevertintum, nepriimčiau, nesuprasčiau. Ezoterika. Ja, kaip... Čia bullshitas, čia reikia babkių, reikia mašinų. Ir dabar, žinai, kai aš sutinku žmonės, kokius nors artimus iš praeities ir klausiu, tai ką veiki? Aš sakau, konsultuoju. Ir jeigu žmogus toliau nieko neklausia, aš nieko neaiškinu, nes toks dalykas, kuris, kaip tu sakai, yra arba atmetamas iš karto, arba nesuprantamas, arba vieną kartą man netgi pasiūlė apsilankyti pas egzorcistą. Velnias pas tave, laukiai. Ja, buvo irgi labai... Tau pas psichologą buvau, tau grupė reikia, buvau. Pas egzorcistai. Ten tikrai dar nebuvai, okei. Buvo labai įdomi istorija, bet nepasakosiu, jos nereikšminga yra visai iš tikrųjų. Ir tuomet, kai tu turi tą įrankį, kuris tau leidžia susivokti labai giliai savyje, kuris leido atsakyti į tos klausimus, kodėl mano, žinai, visi turi tą klausimą, kodėl aš. Kodėl man? Kodėl man? Tiek daug visko iš karto vienu metu. Bet čia toks egoistiškas jau toks klausimas. Nepasakyčiau, kad jis egoistiškas, tiesiog supranti, kai tau labai skauda, tu nori suprasti, kodėl čia taip vyksta. Kam visa tai? Kokia prasmė? Nors, aišku, čia visi mes gyvename su to stereotipu, kad privalai kažkaip čia kentėti. Kai aš jau turėjau tą įrankį ir žinojau, kad aš turiu dalintis tą informaciją su kitais, aš pradėjau konsultuoti žmonės ir kažkaip labai greitai viskas užsisuko. Aš pasidalinau aš turėjau tokį tikslą pradėti dalintis nemokamai, tiesiog pažiūrėti. Man buvo rekomendacija mokytojas, kad 100 žmonių tu turi
pakonsultuoti. kaip vyksta. Jo, ir pasižiūrėti, kaip tau gaunasi, koks feedbackas ir tuomet jau tu gali daryti tai už pinigus. Na ir aš pradėjau. Galvoju, 100 žmonių, ne tiek ir daug, pasiskirčiau, kad ten po vieną žmogų į dieną, tai per 3 mėnesius turėsiu rezultatą, praktiką. Tokia buvo mano. O tai kaip ieškojai po teorijos. žmonių? Facebook'e. Matau, pavyzdžiui, žmogaus gimtadienis. Sakau, labas, nori dovanų. Gimimo datos analizė. Taip, noriu. Ok. Buvo tokių, kurie nenorėjo, išsigando. Sako, gal geriau man nieko nežinoti. Ir tuomet aš po truputį supratau, kad tai informacija, kuri nėra skirta kiekvienam. Okay. O kodėl ne kiekvienam? Bijo žmonės. Kažin, kodėl ko bijo? Tai aš irgi nesupratau, kodėl mane pas egzorcistą nusintė tada. Pagal vertybės. Tiesiog, žinai, atrodo, susitikom su žmogum, pabendravom, jis fainas, aš faina, po to ten jis pamato mano žinutę Facebook'e, kad aš sielos formulę darau ir man parašo, kad ten tu ką tu ten darai ir gerai, kad yra tas mygtukas, žinai, unfriend gali, jeigu ką padaryti, bet kada ir išmesti tą žmogų, žinai, iš savo kontaktų sąrašo. Jau turėdama tą įrankį, aš pradėjau dalinti su kitais ir aišku, čia tos tokios vienetinės buvo reakcijos, kur žmonės išsigando, bijojo, ten kažkokiu turėjo matyti savo įsivaizdavimų. Daugiausia buvo tokių žmonių, kurie wow efektą turėjo, kurie galvoja... Su kame wow? Sutapo su jų, kas vyksta? Žinai, kaip būna, kaip aš sakau, kaip aš būna, noriu žmogui pasidalinti tą informaciją, sakau, noriu sužinoti savo misiją ir pašaukimą pagal gimimo. Tiesiog, žinai, tai pasakau. Aš iš karto noriu. Jo, ir žmogus sako, noriu, varyk maždaug, sakau, tai palauk, sakau, aš taip nemoku, reikia gimimo datos, nes žmonės įsivaizduoja, kad aš kažką ten dabar skaitysiu, žinai, iš auros arba ten, nežinau. Tu tavo kamuolį sitrauks, ten burbulo, ten ne krištalu. Tai ką čia dabar, aš sakau, aš taip nemoku, reikia gimimo datos. Jo, ir tuomet, kai man buvo tokių konsultacijų, kai žmogus paskambina, pavyzdžiui, jis negali susitikti arba ten skypinti. Ir jis paskambina ir aš konsultuoju telefonu, jo nematau, nepažįstu, jis pasako savo gimimo datą ir aš jam iš karto pradedu klausinėti, pavyzdžiui, skaudžiausias vietas, o koks jūsų santykis su alkoholiu? Nes aš matau, kad yra polinkis į priklausomybės ir žmogus toks, žinai. Kur lendi į dušę, ne? Sako, aš kur jūs žinote? ir jis sako, žinot, man šiurpuliukai eina. Kad, sako, iš kur jūs? Sakau, aš tiesiog skaitau iš datos. Sakau, nebijokit, sakau, aš nieko nedarau, tiesiog aš turiu žinias ir jomis vadovaujasi. Bet žmonėms tai, žinai, atrodo, kad tu čia kažką ten skanuoji, ten, nežinau, prisijungi prie jų. Iš tikrųjų, nieko tokio nevyksta. Tiesiog aš gavau žinias iš savo mokytojo, kurios yra susistemintos, struktūrizuotos ir jomis remiantis ir vadovaujantis aš skaitau gimimo datą. Aš pasakoju žmonėms sielos formulę ir tai yra toks, žinai, gražus pavadinimas. Kai vien tik tai tą pavadinimą išgirdus, kažkaip atrodo, jau būtų gerai žinot savo sielos formulę, ne? Jeigu mes tikime, kad mes esame ne tik tai kūnas, bet dar ir siela. Ir pažinti savo sielą iki pat gelmių, aš manau, yra labai faina ir smagu kiekvienam žmogui jo gyvenimo kelyje. Na ir kaip aš dabar matau visą tą reikalą šiuolaikinio pasaulio kontekste, žmonės yra praradę ryšys labai stipriai su savimi. Faktiškai, kas antras žmogus, ką aš matau, yra tokiai būsenai, kaip aš buvau, emociniai priklausomybei nuo kitų žmonių. Arba nuo daiktų. Arba nuo dar ko nors, nesmė. Priklausomybės tiesiog prisirišimuose prie daiktų, prie žmonių, prie darbų, prie pinigų. Įvaizdžio. Prie bet ko. Esmė ta pati, tiesiog tarp moterų emocinė priklausomybė gal tokia jinai viena populiariausių ir viena pavojingiausių beje, nes sunkiai diagnozuojama. Nes kai žmogus, pavyzdžiui, vartoja ką nors, tai tu matai, kad ten jam kažkas ten akis, kūnas, o kai tu esi to emociniai priklausomybei, tai atrodo, tu tiesiog labai visus myli, rūpinėsi, lyg ir viskas faina, žinai. Bet kad viduje ten pas tave vakuumas visiškas,
tai tu to gali labai ilgai nesuprasti. Kaip aš nesupratau. Tai čia vienu žodžiu gali nesimatyti priežasties, dėl ko tas rūpestis yra. Kadangi tai yra kitiems žmonėms nepastebima, kas tavo viduje vyksta, o tu dėl savo nežinojimo irgi nesupranti, kas vyksta. Dėl ko aš sakau, kad mano didžiausia vertybė yra žinios. Nes tik tai žinios padėjo man pakeisti savo pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą. Ir žinių dėka aš dabar padedu kitiems žmonėms irgi kažkaip eiti, bent vieną žingsnį padaryti laimingesnio gyvenimo link. Nekančios čia tėvų. Taip, nekančios. Tai kaip iš kančios į laimę. Tai, kaip sako, pabandėjai gyventi blogai, tai gal dabar jau atėjo laikas pabandyti gyventi gerai. Okay. Jo, tai kaip gyventi gavosi geriau. Tai kai aš jau turėjau tą savo įrankį sielos formulės ir aš pamačiau, kaip tai veikia kitus, nes žmonės dabar labai labai pasimetę yra, nes tokia yra socialinė aplinka agresyvi, ji mus šlifuoja, daro viską, kad tik tai mes nebūtume ryšyje su savimi. Vien tik komentarų užtenka paskaityti po kokią nors dvasiškesnę temą. Esmė net ne komentarai, esmė bet sistema. Okay. Nuo mažens mes ateiname į mokyklą, darželį, kur kas vyksta? Kur į mus pradeda grūsti viską, kas yra chemija, biologija, matematika, kalbas. Reikia, to nereikia, tiesiog baigęs 12 klasių, tu toks jautiesi pavargęs nuo tų visų mokslų. Kažką girdėjau, kad pasakojo. Jo, bet tu tuomet dar eini į universitetą, tu dar tenai Visai dar trūksta. Jo, ir tu supranti... šiaip iš tikrųjų aš tuo metu net nesupratau, nes aš tik tai dabar, kai man 36 metai, aš supratau, kad 18 metų savo gyvenimo aš mokiausi to, ko niekada aš netaikysiu praktiškai. Išskyrus kalbas ir menus. Visa kita aš net neatsimenu nei chemijos formulių, nei kažkokių lygčių matematinių, kaip išsispręsti. Ir kai jau reikia paskaičiuoti kažką, aš tiesiog išsitraukiu kalkuliatorių ir arba Excelio lentelė man padeda. Bet realiai, viskas. Tai, toks, supranti, kad truputį laikas, nelabai prasmingai praleistas. Bet kadangi man 36 metai ir tai yra lygiai mano gyvenimo pusė, tai ką aš dabar darau, aš stengiuosi kiekvieną savo gyvenimo dieną sunaudoti taip, kad man būtų ta prasmė, kad aš nebeeikvočiau to laiko veltui. Ir kai aš pamačiau, kad žmonės yra dabar labai pasimetę, jie nežino nei savo paskirties, nei supranta savo prigimties, tai ką aš darau su sielos formulė, aš nuvalau dulkes nuo to žinojimo ir sakau, varyk, tau tenai. Ir tuomet žmogus pajaučia pasitikėjimą savimi, nes, kaip aš sakiau, tau, mums reikia patvirtinimų. Nes kol tu turi tik žinojimą, tu pradedi abejoti, kai susiduri su sunkumais, su kliūtimis, galvoji, gal čia ne mano, gal aš ką aš čia darau, ten aš ar ne ten. Bet kai tu gauni patvirtinimą, kad tai yra užkoduota tavo gimimo datoje, tai yra Dievo žinutė tau, kad tai yra tavo diapazonas, kuriame tu esi laisvas jame veikti, bet tai yra toks susiderinimas, diapazonas, kuriame tu vibruodamas esi savimi ir tuomet esi laimingas. Mes būname nelaimingi tada, kai mes nebūname savimi. Kai mes... Prie kažko reikia prisiderinti, prisitaikyti. Norime būti patogus pasauliui. Ir kai tu... Aš jau 5 metai esu šitame kelyje, tai jau turiu grįžtamą ryšį iš tokių senesnių laikų. Kai man yra tekę konsultuoti žmonės, kurie ateina ir sako, aš norėčiau, pavyzdžiui, parašyti knygą. Kaip manot, ar verta? Ir aš pasižiūriu ir sakau, taip, tai yra tavo misija, rašyk. Ir po to tu pamatai tą knygą knygino lentynoje ir supranti, kad ir tu truputį prisidėjai. Ir džiugina. Jo, ir tai yra tas wow efektas, kai tu supranti, kad tu irgi ne šiaip sau gyveni. Kad ta informacija, ji ateina per mane ir kai aš ją dalinuosi, tai daro įtaką kitų žmonių gyvenimui, transformuoja, jos pakeičia, suteikia pasitikėjimo savimi.
Na, arba būna toks atvejis, kai žmogus nežino, ko nori, bet išklausęs tą informaciją, jam ateina žinojimas. Tai tuomet dar stipriau, kai jis jau pagaliau, nustoja irgi blaškytis ir kažką irgi pradeda veikti tą kryptimį. Tai... O čia su astrologija turi ką bendro, ar čia daugiau jau yra numerologija? Čia yra astropsichologija. Tai yra mokslas, kuris sujungia astrologiją ir psichologiją, nes astrologija jį gal labiau apie prognostiką, kas kur kada. Sielos formulė tai ne prognostika, tai psichologiniai dalykai kaip. Tai yra perspektyva gyvenimui, kaip ten labai mažai yra prognostikos, ten yra daugiausia tie psichologiniai dalykai, charakterio savybės, kurios trukdo mums siekti savo tikslų, kurios trukdo save realizuoti. Bet aš ilgą laiką ieškojau, kokios mano savybės man trukdo finansų tema. Ir va šiandien ryte atėdas kažkokie ten 6 ar 7 teiginiai buvo tokie, kurie trukdo. Plemba, visus aš turėjau. Va to, ko nereikia daryti, aš dariau. Ir dabar, va, netgi šiandien galvoju, o dėl ko va taip va viskas susiklostė. Tai va ir čia praktiškai iš tokius atsakymus galiu gauti ir pas pačią. Jo, tai va žiūrėk, viso yra 10 planetų. Saulė, Mėnulis, Merkurijus, Venera, Marsas. Bet jau kiek plika akis mato, ne? Saturnas, Jupiteris, pradėjau, tai jau visas pabaigsiu, Neptūnas, Uranas ir Plutonas. Taip? Ir visos tos planetos, žinome mes apie jas ar ne, girdėjome, negirdėjome, tikime, netikime. Mokyklai ten kažką pasakojo. Astronomijos kursą turėjome. Jos įtakoja mus. Ir priklausomai nuo to, kaip tos planetos sukasi tuo metu, kai tu gimėjai, tai yra štampas, tiesiog kaip jos tave veiks per visą gyvenimą. Ir vienos planetos būna harmoningoj padėty, kitas nelabai. Na ir tiesiog pagal tų planetų padėtį tu gali matyti, kad tau ten Saturno pamokos, finansai, tai Venera, šiaip už finansus kombinacija planetų yra atsakinga. Ir reiškia, tu turi irgi turėti tą kryptį, irgi tą rekomendaciją, kur su savimi reikia padirbėti, kad iš to išeiti. Akivaizdu, kad turtingus ir vargšus skiria mąstymo modeliai. Čiut. Įpročiai galbūt netgi. Bet ten apie įpročius buvo. Jo, nes žiūrėk, esmė, ką aš savo gyvenime pastebėjau, ne kiek tu uždirbi, bet kiek ir kaip tu išleidi. Ir kaip elgiesi su kitais žmonėms, šiaip jau dar, nes tie finansai irgi turi ateiti. Taip, yra balanso dėsnis ir jeigu tu nieko neatiduodi, bet nori tik gauti, tai natūralu, kad neateis. Todėl pradėti galvot nuo to reikėtų, kad dar yra ir tie visatos dėsniai, su kuriais arba tu harmonijoje, arba prieš. Jeigu tu plauki prieš srovę, tai žinai, kad vis sunkiau ir sunkiau. Tai kokios charakterio savybės žmonėms trukdo? Čia prisideda ir tokios planetos, kaip atsakomybės stoka pagal Saturną. Ir dažnai būna šita tema labai populiari konsultacijai. Ką reiškia atsakomybės toka? Pavyzdžiui, aš klausiu žmogaus, tai kiek pinigų jūs įsivaizduojat, kad norėtumėt? Sako, porą štakyčių. Taip, 1,000 eurų būtų gerai per mėnesį. Gerai, sakau. Kaip manote, kur tokie pinigai, kur juos galima užsidirbti? Banke. Vadovaujančiose pareigose, galima tiek gauti. Sakau, o už kokio jūs kolektyvą žmonių, kiek žmonių, reiškia, už kokį kolektyvą jūs esat pasiruošęs prisiimti atsakomybę. Kiek jūs įsivaizduojate, jūs skyriaus vadovas ir pas jūs gali būti žmonių. Oi, ne, aš iš vis nenoriu ten skyriaus vadovu būti, čia tokia atsakomybė. Aš pardavinėjau ledais, noriu toliau pardavinėti. Bet aš noriu pardavinėdamas ledus gauti 2,000 eurų, žinai, algą. Tai žinai, supranti apie ką aš. Tai kaip tu gali, vengdamas tos atsakomybės, gauti daug, nes pinigai tai yra didžiulė atsakomybė. Tai ką aš supratau savo praktikoje, kad žmonės labai vengia atsakomybės, bet pinigų tai daug nori turėti. Tai norai. Ir čia bus tavo gimtadienis, galėsi norėti. Kas yra įdomu, kad tokios jau tolimesnės mums kaip Saturnas planetos, jos maždaug pusę metų būna toj nelabai geroj padėty retrogradiniai mums juda atbulai. Ir tai reiškia, kad pas mus sociume maždaug pusė žmonių gimsta su tą padėtimi. Ir reiškia, visi vengia atsakomybės, bet visi labai nori pinigų. Tai supranti, kad čia lipimo per galvas jau... Kad toks prasilenkimas gaunasi. Ne, tiesiog žinai, kai yra 12 zodiako ženklų,
ir kiekvienas zodiakas, jis turi savo tą misiją. Ne? Tai iš tikrųjų tik tai su finansais grinai yra viena ašis susijusi. Jaučio ir Skorpioną. Tai yra du tokie misionieriai, kur ten yra labai svarbu dirbti arba su savo resursais, arba su svetimais. Visiems kitiems tai iš tikrųjų neturėtų taip stipriai rūpėti, nes jų misija yra kita. Na, pavyzdžiui, mano misija yra mokytis ir mokyti. Koks pačios zodiakas? Mano pačios zodiakas yra mergelė, bet matai, su to zodiaku yra daug stereotipų ir irgi tokių, įsivaizdavimų, tai jau jeigu aš mergelė, tai viskas. Aš pažinau vieną buhalterę mergelę, kieto būdo. Bet aš dar esu ir dailininkė, ir dailės terapeutė, ir pasakų terapeutė, ir, daug visokių tų išbandžiau veiklų, nes aš esu daugialypė. Mano sielos formuliai tiesiog taip stovėjo žvaigždės, kad aš turiu ir Šaulio energijų, aš turiu ir Venerą, ir Saulę, mano galbūt ta tokia, labai stipri, aš noriu šviesti, dalintis su kitais, šildyti. Žodžiu, mes esame toks kompotas iš skirtingų energijų. Tai gavai žinių ieškodama, tai pradėjai savy labiau kažkokius pokyčius daryti. Jo, iš pradžių, nes vis tiek mokinantis gavai informacijos. Labai stipriai padėjo man susigaudyti savyje, nes aš supratau, kodėl aš buvau priklausoma, kodėl aš ten gyvenau tos aukos psichologijai. Kodėl? Ką išskaitėjai iš datos? Todėl, kad yra tokia planeta kaip Neptūnas, kuri įvelia mus į iliuzijas, į saviapgaulės, į priklausomybės ir, kad būtų lengviau suprasti, kiekviena planeta, tai daugiabutis namas. Ir ji turi daug aukštų. Pavyzdžiui, pirmas aukštas tai yra iliuzijos, saviapgaulės. Antras aukštas tai yra, ten, sakykime, narkotikai, prisirišimai, priklausomybės. Ir kažkur tenai aukštai yra dvasingumas, yra maldas, meditacijos, vandens stichija, ryšys su Dievu, ryšys su siela, su savimi. Bet tu supranti, kad tai yra tas pats namas, kuriame aukšte apsigyvensi, realiai sprendi tu pats. Aišku, mes visi pradedame nuo tų materialių labiau suprantamų. Ir dabar jau daug metų mes turime labai stiprią Neptūno įtaką, kai ir vyksta tas, kas, akivaizdu, kad vieni labai stipriai eina į priklausomybės, kiti labai stipriai į dvasingumą. Tokie du kraštutinumai dabar. Tai tiesiog žmonės vieni apsigyvena ten tose viršutinėse aukštose, kiti žematinėse. Ir aš labai ilgai, nuo ko prasidėjo mano pasakojimas, gyvenau tose žemutinėse aukštose. Gelbėjai? Buvau priklausoma, gelbėjau, turėjau daug iliuzijų, saviapgaulę, nes aš buvau... Ir dar lūkesčių kitiems. Lūkesčių kitiems, čia turbūt vyšnė ant torto. Jo, kurie visą laiką buvo nepatenkinti, griūdavo ir tai darė mane baisiai nelaimingą. Kas privedė prie to, kad galiausiai aš išvis nebenorėjau čia būti ir tik tai galvojau, kaip man greičiau išskristi pas Dievą. Ir tuomet, kai aš tai supratau, tą visą anatomiją savo, kodėl tai buvo, kam tai buvo reikalinga, kodėl man, nes dar yra tokia planeta Plutonas, kuri yra atsakinga už mirtį ir transformacijas. Tai kol nevyko mano viduje tų tokių transformacijų, tai man teko pagyventi aukšte, netektis, mirtis, krizės, išbandymai. Tai yra tokia planeta, kuriai tavo asmeniniai reikalai mažai rūpi, bet jai rūpi labiau tas kontekstas pasaulio mastu. Ir jeigu tų pasaulio mastu, čia žinai, kaip antibiotikai, kai išgeri antibiotikų, ne tik blogasias bakterijas nužudai, bet ir daug gerų. Tai čia Plutonas. Reiškia, jam buvo neįdomu ten išplauksiu, aš neišplauksiu, aš turėjau arba transformuotis ir kažkaip čia... Arba atlaisvinti vietą kitai sielai, kuri galbūt išmintingiau tai padarytų. Ir tuomet aš supratau, kad yra kitų būdų, kaip man susidraugauti su ta planeta, kad aš galiu eiti į tas transformacijas per dvasinės praktikas, per pokyčius. O ką reiškia dvasinės praktikos pagal tave? Tai nebūtinai turi būti, žinai, jau ten ribiofingas, ten tie visi tokie, tai gali būti elementarus kvėpavimas, tai gali būti muzika, nes tai viskas apjungia. Kad įtampos nekeltų. Jo, tiesiog relaksas.
Tai kažkam padeda malda, kažkam padeda meditacija, kažkam muzika, vanduo, miegas, beje, irgi po Neptūnų. Tai vat... Aha, ko ten, man ten traukia į tą tai temą. Įdomi irgi labai tema. Tai mane labiausiai psichologija, filosofija gal traukia. Ir aš labai norėjau studijuoti psichologiją, bet labai nenorėjau matematikos, statistikos, žodžiu, viso to, kas yra psichologijos programoje pirmus 4 metus. Todėl aš nestojau psichologiją, stojau Dailės akademiją, kūryba irgi prie Neptūno. Bet ten labai greitai nuleido mane ant žemės. Kaip gali Dailės akademiją nuleisti? Netalentinga... Nebuvai Dailės akademijoje? Oi, ne. Kaip tai tu laimingas žmogus? Šiaip jo. Jo, nes aš atsimenu tą momentą, kai aš stojau į akademiją ir savo dailės mokytojai pasakiau, kad aš priėmiau tą sprendimą ir aš mačiau jos akise tokį kažkokį susirūpinimą ir vaikeli, ką tu darai? Jo, ką tu darai? Ir aš nesupratau, tai kodėl jinai už mane, galvojau, apsidžiaugs, o čia toks, žinai, ir aš tuo metu nesupratau, ką jinai man pasakė, bet jį maždaug pasakė, kad ten pamatysiu, daug ko pamatysiu, ko nesitiki pamatyti. Tai ko aš nesitikėjau pamatyti? Konkurencija. Konkurencija net ne tarp studentų, o tarp dėstytojų ir studentų. Aš ten gavau labai daug kritikos, labai daug nepasitikėjimo savimi, nes aš sužinojau, aš galvojau, kad aš menininkė, kad aš dailininkė ir moku piešti, o man pasakė, kad tu nieko nemoki. Ir neaišku, ir kaip sakė vienas dėstytojas, net bežionę galima išmokti piešti, bet ar tau pavyks, neaišku. Geras dėstytojas. Šiaip... Sisteminis. Tai buvo ne iš vieno dėstytojo, nes ten sistema yra tokia, kartą per pusmetį, tu iškabini savo darbus ir tuomet ateina visi ten dėstytojai, gal apie 20 jo žmonių ir pradeda kabinėtis. Okay. Jų toks darbas. Jo, ir tuomet jau magistratūrai aš to kabinėjimąsi neatlaikiau, aš tiesiog vieną kartą labai ilgai verkiau po tokios peržiūros. Bet, ne visi, žinai, ten jie tokie yra ir tų tokių, kaip tu sakai, buvo tikrai labai gerų žmonių, jautrių, kurie palaikė, kurie sakė, tu nekreip ten dėmesį, tu daryk, bandyk ir tau gausis. Tai mano bent jau katedroje, tai buvo 2 tokie lektoriai, už ką aš jiems esu dėkinga. Gali vardinti. Jo, tai amžinatilsį Algirdas Dovydėnas, vitražistas, labai žinomas Lietuvoje, aš turėjau garbės studijuoti pas jį. Bronius Prūžas, jo kolega. Ir tapytoja Živilė mane labai tada palaikė ir fantastiškas mokytojas yra Jonas Kazlauskas. Tai čia tie žmonės, kurių dėka aš nepalūžau, neišėjau anksčiau, negu baigiau ir gavau diplomą. Nes taip, kas man buvo tada aišku, kad menininkas ir mokytojas. 2 skirtingi dalykai. Labai skirtingi dalykai. Jeigu žmogus yra pripažintas menininkas, tai dar nereiškia, kad jis gali to mokyti kitus. Ten dar biškį empatijos reikėtų. Čiučiut. Jo, čiučiut. Bent jau sugebėti nepasakyti, kad čia šūdas, o ne menas. Ir beždžionė už tave geriau piešia magistratūrai. Aišku, aš išėjau ten be sparnų. Neseniai, kaip tik aprašiau viename savo poste Facebook'e, kad tie sparnai tai labai tokia subtili substancija žmonių, kurių iš tikrųjų yra lengva netekti. Klausimas, kaip atgauti. Čia to pasitikėjimo savim ar čia kas? Kai tau, žinai, sistemingai kartoja, kad ne tas, ne taip. O bandai įrodinėti, kad nesiko pranugarius, ne? Esmė net ne tai, kad įrodinėti, bet ar tu to patikė ar ne. Bet ateina dažniausiai toks momentas, kai tu galvoji, kad gal iš tikrųjų čia kažkaip. Nes kuo daugiau tu girdi apie tai, tuo daugiau tu pradedi tikėti, kad gal aš iš tikrųjų kažkaip ne taip čia, žinai, kažką darau. Iš tikrųjų, aš dar pirmam kurse išgirdau tokią frazę, kad Dailės akademija nedarbo birža.
Nes visiems buvo svarbu žinoti, tai ką mes veiksim baigę dailės akademiją, kur mes dirbsim, žinai, kažkas paklausė. Jūs tik mokinkite savo. Ir buvo aiškus toks, žinai, atsakymas, kad Who knows? Kur nors. Ir jeigu ką, transporto logistiko visą jo, laiką ir reikia todėl aš jau etatų. po pirmo kurso aš pradėjau, vat, kai įsidarbinau ir dirbau toj kompanijai, vat, kuri davė man tą motinystės vat, jausmą ir kur aš realizavau tą savo kūrybiškumą, nors aš ten gal ne, buvau kaip vadovė, bet per mane ėjo tos visos idėjos ir ten visas... Kitaip pažiūrėjai. Jo, ten, sakykime, dizaineris darė savo rankomis, bet įgyvendino mano idėjas ir, žinai, aš labai gavau va, tą tokį savo galimybę kūrybiškumą įdarbinti. Jo, tai va, už tai irgi savo šitai darbo vietai esu be galo dėkinga, kad, nu, ten aš iš tikrųjų pajutau, va, gal jau ir tą truputį pradėjau. Ten ir savivertę turbūt pačiupinėti teko jau aukštesnė. Nu, Jeigu sekasi, nu, tai vis tiek džiugina. Tai, žinai, kaip aš sakau, jeigu yra geri atsiliepimai apie tavo darbą, tai ir yra tas patvirtinimas, kad tu esi vertas, kad tu darai tai, kas yra teisinga, nes ten buvo irgi toks įdomus dalykas, ašgi neturėjau jokio išsilavinimo apie pardavimus, apie vadovavimą, apie verslo planą, managementą. Aš visko mokiausi eigoje. Nu, aš įsidarbinau. Šiaip čia turbūt jau norma yra, tik tais mokyklai biškai kitokia. Kažin, ar mane būtų priėmę iš karto, žinai, tas pareigas, jeigu su dailininko diplomu, bet aš pradėjau nuo mažiausio laiptelio ir tiesiog eigoje, ten jau 3 metus aš kasmet vis kilau ir gavau tą projektą. Nu, maždaug, okei, duodam jai tą projektą, pažiūrėsim, kas bus. Nu, ten gal labai daug vilčių nedėjo mane, o po to pamatė, kad man gaunasi. Ir aš atsimenu, toks man irgi buvo savivertė labai stipriai pakėlęs dalykas, kai aš pirmą kartą rašiau verslo planą gyvenime. Nu, aš pasigūglinau, pažiūrėjau, kaip tai turėtų būti. Gavau gairės iš savo tarptautinės vadovės. Nu, pasidėjau, pažiūrėjau, kaip kiti daro ir padariau. Ir po to, žinai, išsiunčiu ir gaunu tokį feedbacką, kad atsakymą, kad tai vienas stipriausių verslo planų tarptautinių mastų iš visų vadovų skyriaus per visas ten 16 šalių. Tai buvau aš, ja, ne? Tai aš ten nepasididžiavau iš tikrųjų visiškai, nu kažkaip man, bet va čia buvo, galvojau, nu aš galiu. Ir nesmė, žinai, net tas diplomas, nes aš atsimenu, kai aš ten norėjau kitas pareigas, ten tokias aukštesnės gal pretenduoti, tai manęs nepriėmė dėl to, kad, nu, pasakė, kad aš neturiu marketinginio išsilavinimo, kad, nu, ieškojo vis dėlto žmogaus su diplomu. Bet aš galvoju, nu ir kas, bet aš galiu parašyti verslo planą be studijų, be ten patirties, tiesiog aš paėmiau ir tai padariau. Ir gerai gavosi. Ir po to, vat, aš gyvenime dažnai tai kartodavau, kad tiesiog aš surenku informaciją, aš ją apdoroju ir integruoju gyvenimą ir gaunasi, jo. Jeigu žmogus nori apelsinų, duokiam būtent apelsinų. Ką tu norėjai pasakyti? Aš dabar mokausi bendrauti. Tai yra viena kaip iš mano misijos dalių. Ne tik tai mokytis, bet dar ir išmokti bendrauti, komunikuoti. Ką reiškia išmokti bendrauti? Išmokti bendrauti tai reiškia, kad na, kiekvienas žmogus, mes visi skirtingi. Taip? Kažkas mėgsta apelsinus, kažkas kriaušės, o kažkas obuolius. Įsivaizduok, kad tu nori to apelsino, o aš tau sakau, imk obuolį, neturiu aš dabar apelsinų, bet va, obuolį turiu. Nu gerai, tu ten, tarkim, vieną kartą tu paimsi obuolį, suvalgysi, nu gal. Tuomet tu vėl ateini, sakai, aš dar noriu apelsinos. O aš sakau, nu va, imk dar vieną obuolį. Ir tai nebeisi ten. Ai, ten tie obuolių prekeiviai veiksnis. Tai tiesiog galiausiai, nu, aš tai perskaičiau vienoje sakmėje, kurios, nu, dabar visos nepasakosiu, bet išvada buvo tokia, jeigu žmogus nori apelsinų, tai tu turi jam gauti to apelsino. Nes tu, jeigu visą laiką siūlysi obuolį arba kriaušę, nu, neskanu jam bus su tavimi. Okay. O čia tame, kad prisiderint prie to žmogaus, ar visgi veik pagal tai, ką turi? Reikia veikti iš širdies, supranti, jeigu širdyje nėra to noro padaryti tą žmogų laimingą,
Nes va, dar viena pamoka, kurios aš dabar mokausi, tai gyventi taip, kad sutikęs mane žmogus, bent jau nusišypsotų, o dar geriau, kad pabendravęs su manimi būtų bent truputį laimingesnis. Okay. Tai va čia apie tai, kad jeigu aš matau, ko žmogui trūksta, aš bandau duoti jam, bet ne iš trūkumo, bet iš gausos, kurią aš savyje jau turiu, pasidalinti vat, tuo laimės gabaliuku. Nu, bet jeigu pasiūlau eiti pas egzorcistą, tai irgi kažkaip net taip tada reiškia, buvo tuo metu aš dar tik pradėjau praktikuoti ir gal čia toks irgi, žinai, man buvo išbandymas, nes mes visą laiką gauname, prieš tai, kai mes gauname kažkokį apdovanojimą, mes iš pradžių gauname patikras. Okay. Tai aš manau, čia tokia man buvo mini patikra, išsigasiu aš ar ne, nes po to aš dar tą pamoką kartojau, kai aš buvau tokiam cerkvės ritualė su draugė, į mane pakvietė ten prieš Velykas, gal, čia toks kažkoks ten, žinai, kaip pas mus eina visi bent kartą į metus prieš Velykas į bažnyčią, tai pakvietė mane į cerkvę, mes nuėjome ir, reiškia, vyksta tas ritualas ir po jo sako tas, reiškia, kunigas, kad visi, kas buvote ten pas astrologą, būrėję, ten ekstrasensą, dabar visi eikit iš pažinties, nes, čia kažkaip jūs čia nusidėjot. Mes tik tai su draugė taip susižvalgėm. Mes tokie. Gerai, laimė. Jo, atsiprašau, mikrofoną. Ne, bėgom mes iš ten. Kol nesudegina ant laužo vėl. Ir po to, žinai, atsisėdomės į mašiną jau. Ir aš taip nieko nesakau, tiesiog, žinai, tiesiog kvėpuoju, giliai kvėpuoju, gerai galvoju. Aš jau net nepasakosiu ten to ritualo pasiekmes. Nes čia, žinai, po to irgi bus komentarų, ką mes čia su tavim rūkėm. O koks skirtumas, dabar požiūris toks, jeigu žmogus jaučia jausmus, ten jam pykia kelią, tai ten yra jo problema. Tai... Man tiesiog smalsu. Smalsu. Tai va, tai žodžiu, buvo man toks irgi dar vienas išbandymas ir aš supratau, kad man, kaip tu sakai, visiškai neįdomu. Bažnyčios nuomonė, aš nuo religijos esu labai stipriai dabar nutolusi. Ir kai manęs klausia, tai, maždaug kokia mano religija, aš sakau, kad mano religija yra dvasingumas. Nes dvasingas žmogus ir religingas tai yra labai... Reikia išpažinti kažką, jau sekti aklai. Matai, religija, aš matau, kad čia yra tokia politikos rūšis, kuri yra sugalvota tam, kad kažkaip, suvaldyti, įtakoti. Čia logiškas paaiškinimas. Ir ten yra visokių žaidimų, švarių ir nelabai. Ir aš priėmiau sprendimą, kad man... Aš kaltas, tai čia yra jau... Taip, ne, čia labai... Smalsu, kada jinai dings iš to, jeigu dings. Tos programos, kurios yra pasąmonės lygmenyje, kurių mes iš tikrųjų nesuprantame, bet jos labai stipriai įtakoja mūsų gyvenimą, va tokios kaip aš kaltas, arba privalau kentėti, pas mane buvo programa. Privalai kentėti? Taip. Kokią formą privalau kentėti? Bet kokią. Vat, tai, ką aš tau papasakojau apie savo gyvenimą, aš suprantu, iki 28-30 metų, man atrodo, ten pakankamai daug kančios buvo. Bet kad privalau kentėti, ja, tai privalau kentėti. Jau, čia kažkas kito. Ir visi, vat, nuo mažens, kaip tu sakai, vat, aš eina į bažnyčią ir kartoja, aš kaltas. Dar ant kelių biškį pasivaikšto ir viršų pažiūrė. Ir išeina po to į gyvenimą, vat, su tokiamis programomis žmonės, kad aš privalau kentėti, kad aš privalau būti kančioj, kad aš kaltas, o kadangi aš esu kaltas, tai mane reikia nubausti. Kodėl dabar vat, mes matome, kad netiek ir daug besišypsančių veidų? Nors daugėja, mes dabar užupė, tai čia daugėja. Jo, daugėja, nes eina žmonės į sąmoningumą, į dvasingumą ir ne į religingumą. Tai dėl to ir daugėja. Bet tu įsivaizduoji, kokia plati turėtų būti žmogaus sąmonė, kad jis ryžtųsi visų pirma atsisakyti tų programų, kad jis ryžtųsi
eiti į tas praktikas, kurios padeda tai nusimesti, kai tau kasdien kartoja, kad jeigu tu ten buvai pas astrologą, tai reikia pas egzorcistą arba... Bet ten gal kokio kunigo tik tai vertinimo? Nu, jo, bet sakau, aš su to gyvenime susidūriau, man tokia buvo gyvenimo patikra, kai aš jau turėjau ir tas tokias kitokias dar praktikas, kaip teta gydymas, kur aš gavau įrankį, kaip dirbti su savo pasąmonė, kaip ten išsivalyti tos blokus, dėl kurių aš kentėjau. Ir po truputį mano tas sąmoningumas ant tiek išsiplėtė, kad aš dabar, šią vasarą iš vis patyriau stebuklingų transformacijų. Ką tai reiškia stebuklingų? 36 metai, 7, tai yra toks laikas, kai apsisuka karminiai mazgai. Ir jeigu, astrologijai jos simbolizuoja drakonas. 2 galvos, vienas yra kylantis, o kitas besileidžiantis, žinai, uodega ir galva. Ir jeigu žmogus yra savo kelyje, tai jis gauna per abu galus apdovanojimus. Jeigu... Mano finansai buvo ir santykiai. Paėjo kortą. Pajutėje, ne? Nes taugi dabar ką tik baigėsi 30. Jo, tai aš jaučiu, kad paskutiniai metai tai buvo tokie metai. Kadangi aš žinau tavo... Gimimo datą, aš trumpai. 8.086. Jo. Čia galėjai jau taip viešai ir nesiskelbti. Kad ką tik sveikinu. Bet kaip aš sakau, Facebook'e visi dabar, neturiu paslėpti. Sąmoningesni žmonės neslepia, nes nėra prasmės mums čia užsidaryti vieniems nuo kitų. Aš viso nesuprantu tos baimės slapukaut. Tai tavo misija yra, tu iš Ožiaragio eini į Vėžę. Ožiaragis tai Saturnas, Vėžys tai Mėnulis. Ir reiškia, tu gavai apdovanojimą, kaip aš žinau, greitai čia vestuvės. Jo, už 2 savaičių. Tai gavai šeimą, greičiau. O Saturnas, susitvarkėjai savo karjerą, kažkokį tai socialinį gal statusą. Ir mano ta ašys, aš kadangi truputį esu jaunesnė, tai mano yra jau kita ašys. Ne, 83 aš. Tai mano jau yra kita ašys. Aš einu iš Šaulio į Dvynius. Tai šaulys mokytojavimas, o Dvyniai mokinys. Ir mokinys ir tuo pačiu metu tu turi bendrauti, komunikuoti, organizuoti, žodžiu, eiti ir kitus galių tos Merkurijaus aukštos. Ta ašį mes ją turime ne vieną, mes dar turime ir horoskopę, dar vieną ašį, kuri irgi mus veikia. Tai aš anksčiau buvau dvasingas žmogus ir daug laiko matyt praleidau izoliacijai. Ir kai aš gavau sielos formulę, aš, iš pradžių 6 metai aš buvau motinystės atostogose, tai buvau su 2 vaikais izoliacijoje namie visiškai. Po to aš jau pradėjau konsultuoti sielos formulę, tai aš vėl sėdėjau namie, tai už aš jau 10 metų buvau toj izoliacijoje iš įpročio ir labai gerai ten jaučiausi. Bet dabar šią vasarą tas vyko kertinis momentas, kai aš persijungiau. Anksčiau man buvo labai gerai to izoliacijai, iš įpročio. O dabar aš persijungiau žmonės. Ir per žmonės aš pradėjau gauti žinias, informaciją. Dar labiau užsiplėtė mano sąmoningumas. Visas džiaugsmas per kitus. Jau aš ką radau. Ir aš vasarą visą laiką stengiuosi važiuoti per tos festivalius, kur susirenka, bendraminčiai tokie kaip aš. Visų pievai buvau, Mandalai buvau ir ten tiesiog, tu plauki pasroviui ir kaip aš jau dabar stengiuosi gyventi, neturėdama jokių lūkesčių, kaip tai turėtų vykti, nes jau kai aš jau 5 metai važiuoju po tokius renginius, aš žinau, kad bus pačiu geriausiu, pačiu naudingiausiu man būdu, kad ateis pačiu tinkamiausiu laiku mokytojai žmonės ir aš gausiu maksimumą, jeigu atsipalaiduosiu ir nekontroliuosiu, nebandysiu ten reguliuoti, kur man reikia būti. Tai tose renginiuose aš visada savanoriauju, vedu workshopus, užsiėmimus, paskaitas, konsultuoju ir stengiuosi visą laiką iš pradžių labai daug duoti, o po to renku dovanas, gaunu ir daugiausia dabar gaunu per žmonės. Vieni žmonės sugrįžo į mano gyvenimą po 18 metų, kiti žmonės nauji, bet jie man davė ten tiek, bet pavyzdžiui, per 3 valandas pokalbio tau ten toks nušvitimas atėjo. Anksčiau kai aš ėjau už tos priklausomybės nuo vieno žmogaus, 8 metai, lipau, žingsnis po žingsnio, ten daug labai darbo vidinio su savimi, ko pasiekoje netgi gimė toks mano projektas Laimingi be.
kur aš jau pasakoju kitiems, kaip reikia tai daryti, kaip gyventi laimingų be emocinės priklausomybės, be alkoholio ir visų kitų. Su patirties turi, Jo. jau turi ko dalintis. Ir aš jau čia galvojau, kad aš čia, toks, žinai, guru šitos sferos. O dar ne? Dar ne. Okay. Ką tik tai supratau, nes savaitgalį aš buvau Mandalos festivalėje, kad aš išmokau atsiryžti, aš išmokau, nes anksčiau yra tokia graži skambi frazė, kad žmogus tai angelas su vienu sparnu. Ir norėdamas skristi, jis turi apsikabinti. Girdėjai apie tai? Ne. Ne, kažkoks ten poetas, kažkas ten, žinai, parašė ir, žmonės tą, žinai, pasigavo ir kad, reiškia, jeigu aš esu vienas, tai aš esu angelas su vienu sparnu ir negaliu skristi. Toks ne kažką. Jo, ne kažką. Tai aš jau galvojau, kad aš tą supratau, kad, reiškia, man reikalingas, aš jau turiu 2 sparnus, reiškia, galiu skristi. O dabar, per Mandalos festivalį man atėjo nušvitimas, kad aš einu į tai, kad aš neturiu iš vis, ne vienam angelui aš galiu priklausyti, kad aš turiu daryti kažką, kad mes čia visi dėl visų. Kad aš noriu eiti į žmonės, eiti į sociumą ir daryti kažką ne dėl vieno žmogaus, bet, pavyzdžiui, parašyti knygą, kad jie visi perskaitytų. Kam tai yra plačiau įdomu. paskleisti. Jo, kad aš noriu dalyvauti socialinėse projektuose, kuriuose aš matau prasmę. Ir kas įdomiausia, kad anksčiau, žinai, aš galvojau, kad intimumas tai yra seksualinis ryšys. O tai ne? Aš leidžiu savo patrolinti. Gerai, tai dabar aš šią vasarą tiesiog prieš kelias dienas, prieš mėnesį gal, žinai, truputį daugiau, supratau, kad intimumas tai yra iš tikrųjų, kai tu leidi savo būti savimi su to pašnekovu. Atvirai. Taip, kai tu esi atviras savo, tuomet tu gali būti atviras su pasauliu. Tai aš jau turėjau tą atvirumą savo pakankamai daug metų, bet aš nedrįždavau dalintis. Ir Ką dabar iš tikrųjų darai? Šią akimirką. Jo, ir man čia, žinai, kaip aš sakau, viskas, tiesiog stebuklai pradėjo vykti mano gyvenime, nes aš net nežinojau, kad čia yra tokia laida pas mus Lietuvoje, myliu save. Žiūrim, tai aš ir nežinau, kažkaip netikėtai atsirado ir man čia pačiam. mano studentė man, žinai, parašo, sako, aš noriu, kad jūs laidoj nufilmuotų. Sakau, kokioj? Sako, myliu save, galvoju, gerai, kadangi aš žinau, kad mano misija yra Merkurijus ir tai ir žiniasklaida, ir tas dalinimasis irgi eina, tai suprantu, kad atsisakyti būtų kažkaip ne pagal mano misiją, nes už tokius bairius visą laiką gauni, žinai, po to. Už atsisakymą gauni pamokų? Žinoma. Kaip tai? Tai tu žinai, kad tavo jauti, kad tai yra tavo misija, bet tu ten nenori eiti. Tai iš pradžių tavo paima varpelį, paskambina, atkreipia tavo dėmesį, kad tu darai ne tai, ką turi daryti. O kaip atpažinti? Aš to nežinau. Čia dar neturiu supergalios. Tuomet tu ignoruoji, galvoji, ne, aš bijau, aš ten neįsiu, nenoriu aš filmuotis. Žodžiu, kai ateina galimybės ir tu nepasinaudoji, ne? Okay. Tuomet tau pradeda skambinti bažnyčios varpų, jau taip garsiau, žinai, ir... Jau stumia kažkas jau. Pavyzdžiui, lygą gauni kokią nors. Okay. Bet tu vis tiek ignoruoji ir tuomet tiesiog trečias paskutinis šansas, stebuklingas spyris iš visos jėgos, kur tuomet jau pradeda labai rimtai byrėti gyvenimas, galbūt, kai tai pas mane vyko, kai viskas, tiesiog aš viską turėjau, po to viskas sugriuvo per ten 2 metus. Ką reiškia, aš suprantu, artimųjų netektis, o kas... Jo, tai tiesiog... Vidinis tas toks, žinai, disbalansas didžiulis, iš kurio tu dar turi, žinai, sugalvoti, kaip išeiti. Ir tuomet, reiškia, tu atsidūręs tose visose skausmuose, tu supranti, kad kažką reikia daryti kitaip. Tai tada sąmoningumas ateina. Jo, ir tuomet ateina sąmoningumas ir kaip pas mane tai vyko labai greitai, ten per 2-3 metus įvyko tos giluminės transformacijos, ir kurios vyksta iki šiol, tik tai jos dabar vyksta ne per skausmą, o per gerus dalykus, iš gausos, per žmonės, per patirtis, per visokius gerus dalykus, kai, pavyzdžiui, aš nežinojau, kad yra tokia laida, bet mane pakvietė ir aš dabar turiu naują mylimą laidą.
Nu, kai man faina girdėti. Aš anksčiau labai daug žiūrėjau apie keliones, kas irgi vat, Merkurijus ir Jupiteris vat, kelionės. Bet aš jau, žinai, visą pasaulį apkeliavau ir, nu, tarsi jau ta, žinai, sfera išsisėmė. O dabar, vat, kaip tik tavo laida, jinai rezonuoja su mano misija, pokalbiai su žmonėmis ir ko aš dar turiu išmokti, tai ne tik kalbėti, bet ir išklausyti. Tai vat, man didžiausia vat, vertė, kai aš galiu irgi stebėti tos dialogus, kuriuose aš irgi netgi atrandu kažką gero savo, kas rezonuoja su mano gyvenimu ir apie tos stebuklus, kurie vyksta. Tai kartais tu nežinai, nepažįsti nei to žmogaus, nei tos erdvės, bet tiesiog tinkamų laikų, tinkamų momentų prie tavęs prieina žmogus. Jis sako, davai. Ir jis nesako tau davai, jis kažką pradeda pasakoti apie save, bet tu supranti, kad tai liečia ir tave. Ir tuomet tu pradedi kalbėtis ir tu jam irgi kažką pasipasakoji ir jis tau sako, wow, tu žinai, kad tai ir man irgi buvo svarbu išgirsti. Ir tuomet tai vyksta ta bendravimo magija, kurią aš festivalėje ten tiek aš jos daug patyriau, kai tu tą žmogų pirmą kartą gyvenime matai. Bet tu gali taip paimti jį už rankos ir žiūrėti į akis ir matyti tose akise visą pasaulį. Ką tai reiškia? Tiesiog tu jauti tą artumą, tą bendrumą. Čia dar ir koją susiglaudę esam šiaip, jeigu ką. Čia ta sofka yra superinė. Čia tam intimumui tai čia ir yra... Čia ir yra tas intimumas, apie kurį aš tau norėjau papasakoti. Kad tai nėra... tai, kaip mes įsivaizduojame, vėlgi tas toks iliuzija ir saviapgaulė. Ir toks sociumo gal primetimas, kad intimumas tai būtinai seksualinis ryšys. Bet kai tu patiri tą bendrumo jausmą ir tu žinai, kad tu tą žmogų, tu jį paleisi, galbūt niekada nebesusitiksi, bet tu jau žinai, kad... Tai ryšys jau yra kažkoks. Ryšys yra ir tu žinai, kad kažkur šioje planetoje yra ta gimininga siela, kuri pajuto tą tokį, žinai, dzin. Susikalbėm. Jo, ir mes vienas kitą supratome, mes pabuvom vienas kitą, žinai, erdvėje ir kažkas pasikeitė tavo mąstyme, tavo gyvenimo būdą galbūt tai paveikė, arba dar kažkaip paveikė ir transformavo. Ar pasitvirtino, kad reikia toliau varyti? Nes, grįžtant prie tų apelsinų, aš vienam draugui norėjau padovanoti paveikslą. Ir aš prieš metus laiko maždaug atidaviau vienai online galerijai pardavinėti savo ten tos darbus. Galvoju, reikia arba išsiparduoti, arba išdovanoti. Galvoju, jeigu niekas nepirks, išdovanosiu. Ir metus laiko jokių naujienų. Aš jau pamiršau ir, reiškia, kai jau atėjo tas sprendimas padovanoti tą paveikslą, aš išsirinkau patį gražiausią, kokį aš manau, kad man geriausiai iš tos kolekcijos gavosi. Supakavau jau jį. Ir galvoju, kai susitiksim, perduosiu. Vakare grįžtu namo, randu pašto dėžutėje laiškelį iš galerijos. Jis yra parduotas. Kurį atsiuntė, ten žinai laiškelis, kad mes radome pirkėją jūsų paveikslui, ar dar turite, ten, siunčiame nuorodą, pasitikrinkit. Aš dar neatsidariusi nuolaidas, tos nuorodos, aš suprantu, kad čia bus tas paveikslas, kur aš išrinkau. Ir aišku, būtent tas. Tai kalbant apie apelsinus, man buvo irgi čia labai gera pamoka. Aš galvoju, gerai, ką daryti, galvoju, dar galiu atsisakyti, jeigu ką. Galvoju, bet pasitikrinsiu. Skambinu draugui, sakau, žinai, aš tau norėjau padovanoti paveikslą, bet taip atsitiko, kad tą pačią dieną, žinai, atsirado tas pirkėjas ir nori pirkti tą paveikslą. Sakau, kaip tu manai, kaip man, ką daryti? Sako, aišku, parduok. Aš sakau, palauk, tu net nematęs paveikslo, atsisakai, jau iš karto parduok, žinai, vėlgi čia prie tos pačios, kad žmogus pamatė tą situaciją ne taip kaip aš, kad aš vienam žmogui, man jis brangus ir aš tau noriu duoti, žinai. Jis sako, tai atiduok pasauliui. Nes kažkam jo reikia. Jo, sako, jeigu kažkas nori, tai atiduok, sako, aš taip nenoriu, žinai, kad kažkas nori, o tu man atiduosi. Gerai, sakau, tu gali bent, sakau, pažiūrėti į tą paveikslą, kad man būtų ramu, ar tau jis bent pasakyk atvirai, ar jis tau patinka ar ne. Jis pasižiūrėjo, sako, žinai ką, aš geriau norėčiau kitą. Ir kokia pamoka. Tai tau yra apelsinai, kriaušės ir obuolys.
Ir jis išsirinko visai ten labiau tokį abstraktų, kur aš Net nebūtum pagalvojęs. Net nebūčiau pagalvojęs, kad jis gali jį taip giliai suprasti ir priimti ir norėti turėti savo, žinai, namuose. Ir va tas pats vyksta ir su žmonėmis, kad, žinai, mes kartais norime labai susitelkti į tą vieną žmogų ir turėti jį prisirišti prie savęs, bet ta transformacija, kurios dėka aš supratau, kad mes vieni kitiems mes iš vis nepriklausome, nes kai tu eini per mišką, ne, ir pamatai kokį nors medį, tugi nesakai, kad šitas medis dabar jau bus mano. Bet iš emigracijos grįžus, kažkaip tai su visas medžius reikia apkabinti. Jo, bet tu jas apkabini ir paleidi. Tugi nekerti tą medį, nesiveži namo, ten kažkaip... Yra tokių? Ir paleidžiu. Tai aš irgi anksčiau taip dariau, tai dėl to ir atsidūriau tame emocinėme bankrote, nes aš... Savinais. Jo, aš savinaus, aš norėjau pririšti tos žmonės, aš norėjau, kad jie gyventų taip, kaip aš noriu gyventi, kad ir jie... Nes tavo tiesos yra eusios. Taip, ir dabar, tik taip po 8 metų, aš turiu tą wow nušvitimą, kad aš ne tik tai turiu suprasti, kad mes visi yra angelai su 2 sparnais, idealiu atveju taip turėtų būti, nors, aišku, žmonių be sparnų daug tenka sutikti. Ir be kojų, ir be rankų sutinki visokių. Jo, ir tas suvokimas, kad mes visi čia esame dėl visų, jis davė tokį man, žinai, jausmą. Anksčiau aš galvojau, kad tas mano projektas laimingi, bet tai čia jau viršūnė, žinai, kad tapti laimingu. Bet dabar aš supratau, kad yra ir dar aukščiau. Yra palaima, yra kaifas, gal ilgai šito žodžio vengiau. Bet kaifas iš palaikymo ateina, bent jau man asmeniškai. Kaip yra faina gauti feedbacką. Jo. Va čia yra kaifas. Tai socialinis kaifas. Žinai, kaifas gali būti ir nuo narkotikų, ir kaip tu sakai, nuo sociumo. Manęs nedžiugina. Ir kažkaip tas apsiblausimas. Tai dėl to stereotipo, kad, žinai, kažkaip kaifas, tolygų jau tos kažkokios cheminės medžiagos, aš ilgai žodžio šito vengiau gyvenime. Ir dabar tik neseniai pradėjau vėl jį naudoti, kad, kaifą tu gali gauti iš gyvenimo tiesiog iš to, kad tu darai, kad tu eini į pasaulį, kad tu daliniesi, kad tu ten, kalbant apie tą bendravimo magiją, yra tokių žmonių, kurių, šiaip kaip mes su tavim dabar kalbamės, net buvo progos taip pasikalbėti. Kodėl? Nes tiesiog mes kaip ir nepažįstami žmonės, ten, pavyzdžiui, kažkur festivalėje susitikome. Čiučiut, ten 5 minutės, ten labą dieną, ten aš Viktorija, ten aš lektorė, kur mano veikla, aš dėkoju, ačiū ir po to, apie gyvenimą nepasišnekėsi. Minimalus. Aš kaip mėgstu sakyti, prie Maksimos kasoj ten nepašnekėsi. Tai va. Ir po to tu supranti, grįžęs namo, užeini į to žmogaus paskyrą Facebooką ir pradedi skaityti jo tekstus ir tu supranti, kas jis per sielą, kas jis per žmogus, ką jis daro. Ir toks jausmas, kad įgarsina, žinai, tavo mintys. Atrodo, kad kažkokia irgi magija, žinai. Susikalbėtume. Toks atrodo, žmogus įgarsina tai, kad tu giliai savyje turi, bet galbūt nedrįsdavai pasakyti pasauliai. Ir po to supranti, kad tu tiesiog nori eiti paskui tą žmogų ir daryti tai, ką jis daro. Bendrystės. Jo, ir vėlgi, kaip ta tokia, čia kaip dabar gali pasipiktinti ten žmonės, kurie už tik tai gyvą bendravimą. Žinai, kiti turi tą nuostatą, kad kokybiškai internetu nepabendrausi. Man kažkaip, faina, liečiasi kojas. Jo, faina, bet... bet kai tu dabar turi tas galimybės, nes aš galiu palyginti, kai man buvo 18 metų ir aš susirašinėjau ten su 5 Nokia, ten juodai baltas tekstas, ir maksimum, kad tu ten šypsenėlę ten galėjai dar pridėti. O dabar gifai. Dabar aš savo gifą galiu susikurti, nes yra video, aš dabar galiu padainuoti tam žmogui, aš dabar galiu... galimybės dabar jau platesnės jau. Ir iš tikrųjų tu gali pajusti tą tokį, žinai, emocionalų bendravimą, kuris kartais galbūt netgi būna stipresnis, negu kad tu ten
kažkur, kaip tu sakai, Maksimui prie kasos, sutikai tą žmogų. Ir gavai po to progą pasikalbėti, va, tokio jau, nu, Aš už tai susikūrimą tokios, va, aš realiai ką pasidariau, tai va, susikūriau savo erdvę, kad galėčiau turėti tokių pokalbių. Nes va, čia, mano flow bus, aš, pavyzdžiui, net nežinau dabar, kiek laiko yra. Nežinau, aš tikiuosi, mes baigsime anksčiau negu vakaras. Tikrai taip. Viktorija, aš turiu tau klausimą. Taip. Aš visų savo pašnekovų klausiu to paties. Kas yra meilė savo, tau ir kaip tu save myli? Va dabar, kai tu turi va, ir žinių, ir patirties, ir va, tu visokių bangavimų atlaikius. Kas tai? Meilė savo man yra daryti tai, ką aš noriu, kas man patinka. Nieko dabar gyvenime nedarau, kas man nerezonuoja ir nepatinka. Nu, pavyzdžiui, kas gali nepatikti? Nu, pavyzdžiui, su vienais žmonėmis rezonuoja, su kitais ne. Jeigu žmogus man nerezonuoja, aš stengiuosi su juo minimum bendravimo ir geriau... Savo eterio neskiri, kam nereikia, ne? Jeigu man patinka rašyti, aš rašau. Jeigu aš noriu dainuoti, aš dainuoju. Jeigu aš turiu sutvarkyti namus, bet aš nemėgstu to daryti, aš stengiuosi įpakuoti tai į tą veiklą, kuri man būtų miela. Nu, pavyzdžiui, aš tuomet jau tvarkau namus su nuostata, kad aš dabar kuriu tvarką. Nu, tą kūrybos įvedu elementą. Ir man tuomet gaunasi tokia, žinai, dvasinė praktika, kai aš su intencija darau, kad čia yra ne kažkoks ten, žinai, buitinis darbas, prievolė, bet aš noriu susikurti dabar tvarkingą erdvę, kurį aš gerai jausiuosi ir aš tuomet su tą mintimi ir darau. Arba šokio ritmų įsijungi muziką, kuri atitinka tos dienos nuotaikas ir ten tegul tas užtrunka visą dieną. Bet džiugiai, jo, ten su pertraukėlėm, su... Va, ir tai liečia visas mano gyvenimo sferas dabar. Aš filtruoju, patinka, nepatinka. Jeigu patinka, pasakau. Nepatinka, irgi pasakau. Nu, mokausi tai daryti švelniai. Mokausi tai daryti neįžeidžiant kito žmogaus. Bet išmokau, kad reikia pasakyti, kad nepatinka. Kitas žmogus įsižeisti, ten jau jo pamokos. Taip. Šiaip jau tai yra jo pamokos, bet yra tokia technika, kuri man padeda. Sumuštinis vadinasi. Nu, kai kas nors nepatinka, iš pradžių turi pagirti. Kad, nu, žinai, su tavimi faina. Geras dariukas, bet. Nemama tas bet mane vėsindavo. Nepatinka man, kai tu keikėsi, žinai. Ir tuomet trečias sluoksnis, būtų faina, kad kitą kartą, kai susitiksime, pasaugotum mano ausis. Nu, kažkaip taip. Jo, kaip gausis, bet bent jau pasakyti, žinai, kad žmogus tai suprastų, žinotų, arba ten, pavyzdžiui, nu, aš taip nenoriu, žinai, nu, faina, ten tu geras žmogus, aš matau, kad tu ten, ypač, žinai, kai dabar labai daug informacijos yra, ir žmonės siunčia ten video, bairius visokius, ir tu jau ten tik spėjai, žinai, jau atsirinkti tos, kur, nu, iš tikrųjų, ten dar turi suspėti atsakyti kažkaip ten šlamštas, nešlamštas, ir yra tokių žmonių, nu, kurie ten, pavyzdžiui, kokį nors gavo bairiuką ir siunčia visiems iš karto. Ir ten tie bairiukai, nu, ne visada, sakykime, atitinka tavo... Aš parašau, kad aš nenorėčiau tokių gauti. Jo, tai va, aš anksčiau, kaip tu sakai, praskrolindavau, o dabar aš, jeigu gaunu, va, nu, tai, kas man netinka, aš prašau, nu, ačiū, kad pasidalinai, bet, nu, man tai neįdomu, nesiūsk man, prašau, tokių daugiau. Jo, tai va, tas irgi, va, atėjo suvokimas, kad tas myliu save ir per tai ateina, kad aš pastatau ribas, kur aš noriu, kaip būtų ir kur aš nenoriu. Nebekančios atėjai. Jo, kad aš nebenoriu tiesiog žiūrėti tų video, kur man nerezonuoja, aš nebenoriu skaityti ten tų straipsnių, kur man nėra įdomus, aš geriau ten dar kartą perskaitysiu tą knygą, kuri man surezonavo ir mane įkvėpė. Apie knygas. Aš noriu pasidalinti ir pareklamuoti to pačiu. Nes tu klausai apie pagalbą. Man arba kitam žmogui. Tai va, tai aš labai noriu pagalbos projektui, kuris vadinasi Sielos maistas. Girdėjai apie jį? Ne. Jeigu ir girdėjau, neatsimenu. Šį projektą ant žemės nuleido Kęstutis Kaupas. Labai, na, mano toks žmogus giminingas sielas, su kurio aš stipriai rezonuoju dabar. Ir na, čia va tas atvejis, kur aš noriu eiti ir daryti tai, kad tiesiog žmogus jau daro ir siūlo kitiems daryti. Tai projekto esmė yra, nu, žinai, kai perskaitytas knygas, žmonės yra linkę atiduoti ir jeigu ten, ypač kaip makulatūra, ten, kur nebeįdomios. O jis siūlo daryti štai ką. Jis siūlo
atiduoti ne tas knygas, kurių nebereikia tau, bet atiduoti bent vieną pačią geriausią knygą, kuri tave transformavo ir pakeitė. Jis tas knygas surenka ir nuveža į kalėjimą žmonėms, kurie neturi galimybės tenai turėti galbūt tokią gausią gerą biblioteką, kaip mes čia gauname, su intencija, kad jeigu mes jau uždarome žmonės į kalėjimus, tai mes bent kažkaip turime padaryti kažką, kad padėtume jiems transformuoti. Ir man atrodo, tokiuose projektuose, kaip šis, yra prasmės. Yra prasmės ir yra tas bendrumas, kad mes nenusisuktume nuo tų žmonių, kurie suklydo. Kad mes ištiestume jiems pagalbos ranką ir bent jau tokių paprastų būdų pakankamai. Ir tai yra vėlgi jų valia. Jo. Ar jie nori iš to išeiti? Ne visi norės, ne visi paims tą knygą ir perskaitys. Bet bent jau, kiek aš gavau iš tos projekto komandos pasidalinimų, kad jie laukia. Jie netgi sakė, turi sąrašus, kad tie žmonės prašo, kokių norėtų paskaityti knygų. Ir sakė, netgi, kai kažkokia viena knyga patenka, ten, pavyzdžiui, tą kalėjimo įstaigą, tai jinai ten stovi eilėje, kol ten žmonės, jie skaito, dalinasi vieni kitiems. Tai tai aš noriu pakviesti tave, kuris žiūri. Myli save ir jeigu save myli, tai reikia myli ir kitus. Taip, tai pasidalinti savo knygą, kuri tau padėjo, pagelbėjo, transformavo tave, pakeitė ar kažkaip kitaip įtakojo tavo gyvenimą. Aš atsimenu, kaip pas Trockį buvau, atsistojau, kaip norėjau atsistoti užduoti klausimą ir prieš mane buvo mes vieni paskutinių pašnekovų, norinčių užduoti klausimą. Aš ten finansinės savo temas noriu išspręsti ir vienas atsistojo, aš sako, man ten 4. stadija vėžys, niekas nežino, kaip jį gydyti, ką daryti. Tai man tada praėjo noras užduoti klausimą. Aš tada supratau, kad aš problemų neturiu. Taip. Tai ačiū tau, nes tavo pasidalinimas toks, aš nenorėčiau atsidurti toje pačioje situacijoje ir tuo pačiu mokinuos, kaip aš tada turėčiau elgtis su savo psichika, savo vertinimais, kas ten bebuvę. Tai ir čia yra, man, bent jau, kad nenusivažiuočiau, man šitos laidos primena. O mano, intencija pasidalinti buvo tokia, kad tiems žmonėms galbūt kas yra tame kelyje, kaip ir aš, panašiose situacijose, būsenose, parodyti, kad yra tas tunelis su šviesa gale, kad jis iš tikrųjų visada yra, nes jeigu... Ar visą tai yra tunelis? Taip, aš manau, kad tai nėra tunelis, nes iš tikrųjų nėra kelio į laimę. O žinai, kas yra laimė? Kas yra? Kas yra laimė? Aš nežinau. Pats kelias ir yra laimė. Procesas. Procesas. Ir jis vyksta. Ir kaip aš sakau, kaip aš jau galvojau, kad aš jau esu, maždaug jau gūrų. Nušvitus? Gūrų emocinės priklausomybės. Aš supratau, kad dar yra kitas lygmuo, kuris ateina dar giliau per kitas praktikas, per kitus suvokimus, kad mes iš vis čia esame vienas organizmas. Ir mes, kuo daugiau žmonių tai supras ir darys ne tik dėl savęs, bet dėl viso pasaulio, to greičiau mes turėsime tokį pasaulį, kokiame mes norėtume iš tikrųjų būti, gyventi ir jaustis laimingi. Aš žinai, kaip atsirenku pašnekovus. Aš žinau, aš šitą jau. Oi, man patinka lojalus žiūrovai. Tai ačiū tau. Ačiū tau, buvo gera pasikalbėti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Dar vienas nuostabus pokalbis. Tai net sušilau iš tikrųjų labai įdomis ir istorijos, ir tokia... Ir man pačiam suvokimas, kad būčiau laimingu, reikia orientuotis į procesą. Dar kartą patvirtinę. Nes mes niekada nežinome, žinai, kas gali būti. Kaip aš sakiau, aš važiavau... Tikrai nesu Vanga. Aš, kai važiavau į festivalį, aš neturėjau jokių lūkesčių, nes aš negalėjau įsivaizduoti, kokias ten patirtis manęs laukia. Aš jau žinojau, kad paskaituose aš daug ką esu išgirdusi, kad ten vieną kitą, aš tik antrą norėjau labai, nes ta praktika, nebuvau patyrusi tos praktikos, žinai, man buvo įdomu. Jo. O kas tai per praktiką? Aš nesu turėjęs. Nebūk tundra, pasigooglink, kas yra tantra. Gal kažkam, žinai, bent jau kokią raktinę frazę sušvies. Tai tantra, tai ir yra būtent apie tai, ką aš šiandien pasakojau,
kad mes vieni kitiems neturėtume priklausyti, o gyventi taip, vat, tame intimumo ryšyje, vat, kurį mes galime gauti per akių žvilgsnį, per bendravimą, per atvirumą. Šiltas, atviras. Jo, toks. ir kad be prisirišimo, kad, ta prasme, vat, mes dabar pasikalbam. Ir aš suprantu, kad aš paleisiu tave į pasaulį ir vietoj manęs ateis čia kiti žmonės ir neprisirišu prie to, kad vat, nu, dabar čia man buvo gera ir dabar aš rytoj vėl noriu atvažiuoti pas Darių ir čia kalbėtis ir gauti, vat, žinai, iš tavęs tą. Nu, kaip man būtų malonu tai girdėti. Dažnai todėl mes visą laiką ir sakome vienas kitam, ten tu mano džiaugsmė, tu mano laimė, tu mano saulė, ten mano. Ir aš dabar mokausi nevartoti to mano, nes aš suprantu, kad tai ne mano. Kaip medis miške, jis ne mano, jis miško. Jis tos visos didesnės kažkokios struktūros. Ir aišku, šeima, tos visos vertybės, čia ne apie tai, kad to reikia atsisakyti. Čia apie tai, kad kažkokiam gyvenimo etape tavo sąmonė prasiplečia tiek, kad tu ne tik dėl to gyveni. Ir tantros praktika, va Tomas ir mokina, kad intimumas ateina ne per seksualinį ryšį, intimumas ateina per bendravimą, prisilitimą, per akių kontaktą. Ir emocija. Taip, kaip buvo ir emocija? Pirmas patyrimas, kurį aš turėjau, iš pradžių, kai žmogus paėmė mane už rankos ir pradėjo žiūrėti mano akis, tai mano akis nežinojo, kur dėtis. Man buvo labai sunku išlaikyti tą, žinai, tokį, nes žvilgsnį gilų. Ir aš galvojau, kodėl tai vyksta, kodėl man nepavyksta to žvilgsnio atlaikyti. Treniruotas atėjo. Jo, ir po to man atėjo informacija per kitą žmogų, su kuriuo mes tai bandėm, kad geriau gaunasi, jeigu susifokusuoja į vieną akį. Technika, žinai. Arba iš viso užakį. Jo, bet po to aš, kaip sakau, kai patyriau tą bendravimo magiją tenai ne su vienu, o su keliais skirtingais žmonėmis ir per visus atėjo labai galinga, stipri informacija, kai, sakiau, vyksta tas bendravimas. Ir tu supranti, kad tiesiog gerai su to žmogumi kalbėtis ir ten paklausia, tiesiog atsisėdai šalia nepažįstamo žmogaus, nes buvo laisva vieta, o jis paklausia, koks tavo vardas. Aš pasakau, aš Viktorija. Sako, žinai ką, ten ir parodo savo paveikslą, kuriame ten daug V raidžių. Sako, tu ne šiaip sau čia atsisėdai, o gerai, ten papasakoja, ką jam tai reiškia. Aš sakau, labai faina, bet sakau, aš nieko nesupratau apie ką tai mano gyvenimą. Aš tuomet jis pasako paveikslų pavadinimą. Ir tuomet aš suprantu, kad ir man tas paveikslo pavadinimas tai jau yra žinutė man. Ir taip, žinai, tu eini į tą kontaktą visiškai netikėtai. Su nepažįstamu žmogumi tu pasikalbi ir tu iš to pokalbio išeini pasikeitęs ar transformuotas ir gauni patvirtinimą, kad tu eini teisinga linkme, kad tu, žinai, ir tie ženklai, aš juos dabar labai gerai pastebiu gyvenimą, jie tiesiog iš visur, jie ateina. Kai tu tik tai pradedi abejoti, daryti, nedaryti, per žmonės visada ateina. Per žmonės. Nes kaip tu sakei, tai kas ta aukštesnė jėga, tai kur jinai, kaip ją paliesti, gauti. Tai žmonės, per žmonės, jie mus veikia per žmonės. Nes aš manau, kad mylėti save yra svarbu, nes kaip mano gyvenimo praktika parodė, kol neišmokau mylėti savęs, nelabai gavosi kitų mylėti. Aš tik įsivaizdavau, kad aš myliu, bet iš tikrųjų aš pririšinėjau, kontroliavau, spaudžiau. Tenkinai savo kažkokius poreikius. Jo, o dabar išmokau, kad jeigu myliu, tai turiu paleisti į laisvę to žmogų. Nebesisavinti. Ačiū tau. Ačiū. Jau trečią kartą mes atsisveikiname. Ačiū, kad žiūrėjot. Gerai, ačiū. Ir taip iki ryto, žinai, kaip vaikai. Tai viskas, dabar jau tikrai ate. Kaip jauties? Puikiai. Koks buvo įsivaizdavimas ateinant ir kaip ką tu patyrei? Jokio aš įsivaizdavimo stengiausi neturėti, nes aš sakau, kai turi lūkesčių, po to dažniausiai nusivėlė, bet aš tiesiog prašiau kūrėją, kad leistų man čia būti toj flow būsenoj ir tiesiog, nes aš, taip, žinai,
galvojau, čia pasakoti, man čia nepasakoti, ten gal per stiprų, žinai, tokia čia pas tave kaip ir light laida, gal nereikia čia to mano hard rocko. Čia, žinok, visokių pripasakoja. Galvoju. Ne visas laidas žiūrėjai. Nu, tikriausiai, galvoju. Paprašiau pagalbos, kad leistų man būti tėkmėje, kad aš tiesiog kaip informacijos laidininkas pasidalinčiau tą informaciją, kuri būtų naudinga kiekvienam. Nu, vienintelį tik tai turėjau tokį, žinai, punktą, kurį stengiausi išlaikyti, kad, nu, tai neįžeistų kažkieno mano artimų žmonių, nes aš nežinau, ar jie norėtų to dalintis. Tai aš pasidalinau per savo gyvenimo prizmę, taip, kad, sakykime, ten tai čia ir geriausia yra jų detalių, ten gyvenimo įvykių neviešinti be jų sutikimo. Jo. Tai vat, buvo toks fokusas į save ir... Vat aš to, žinok, ir noriu. Vat kai šneku su žmogu, man vat to žmogaus patirties norisi, ne kažkieno. Ja, ir aš taip ir konsultuodama, aš irgi, žinai, kai dirbi toj flow būsenoj, tai tos mintis, jos iš tikrųjų jos ne mūsų, jos eina kažkaip per mane, kaip per laidininką ir kiekvienam žmogui, net kodėl vat, dabar, žinai, sielos formulių tai yra daug specialistų. Bet yra tokių, kurie, nu, jie copy-paste būdu tiesiog ten, pavyzdžiui, raštu nusiunčia tą patį visiems pagal ten, žinai, pagal tą, kas priklauso. O aš tai stengiuosi vis dėlto daryti individualiai, nes kiekvienam žmogui tu kitaip interpretuoji. Kaip ir aš čiūžinius lygiai taip pat. Nes tai turi būti individualu vis dėlto. Ir jeigu tai nėra individualu, tai ne visai apie tave. Nu jau. Nu, kaip, vat, kodėl, kaip sako ten, aš netikiu astrologiją, ten horoskopai meluoja. Sakau, tai kaip jūs norite, kad tai, kas yra laikraštyje, viena žinutė tiktų visiems? Sakau, tai turi būti asmeninis dalykas. Tuomet žmogus taip pamąsto, pagalvoja, nu gal. O tas gal ir buvo. O tuomet aš sakau, noriu sužinoti savo misiją. Nu, riešk. Sakau, aš taip nemoku, reikia geriau mandatas. O laikas labai svarbu? Nelabai. Nelabai. Sielos formuliai nėra laikas svarbus yra horoskopui laikas. Okay. Horoskopui yra tikrai svarbu, nes ten greitai viskas keičiasi. Sielos formulė būna ta pati laikosi iki 3 netgi dienų. Nes, nu, tai nėra apie įvykius žmogaus gyvenime, tai yra jo sielos kokybė. Ir tiesiog vat, žmonės gimė tą pačią dieną, jie turi tą pačią sielos formulę. Bet skirtingai ją gyvenime realizuoja, nes vienas pasirenka, pavyzdžiui, būti vadovu, kitas pasirenka būti vat, tokių pasislėpusių ten, nu, kaip vienas statybininkas, kitas plyta. Toliau ten vėlgi skirtingi vardai, skirtingos geografijos, skirtingi pasirinkimai gyvenimas ir visa tai susiveda į krūvą ir todėl žmonės atėję su to pačiu potencialu nugyvena skirtingus gyvenimus ir nukeliauja į skirtingas vietas. Nu, čia labai įdomu. Bet aš džiaugiuosi, kad turėjau tų pamokų tokių, dabar kažkaip toks lengvumas jau ateina. Matyt, man jau nebereikia tos kančios. Jo, nebereikia. Aš suprantu, kad ėjau į kančią, o man jos dabar nebereikia. Kažkaip nebereikia. Tai, bet tai tu turi padaryti tą pasirinkimą. Jis neateina čia nuo savaime. manęs priklausė. Visiškai nuo manęs. Tai dabar irgi aš renkuosi arba parintis, arba ne. Ja. Ir čia yra visiškai mano pasirinkimas. Taip. Ačiū tau. Ačiū. O dabar mes ir baigiam. Gerai, pagaliau. Atsisveikinam 4. ar 5. kartą, tai jau žinai tiesiog. Bet tas pagaliau, tai ką žinau. Kiek jau galima.